įrašą pradėjau. Dar kartą labas vakaras visiems tiems, kurie žiūrite čia gyvai ir kurie žiūrėsite įrašą. Um, Šį vakarą mes susirinkome temai, kuria vis daugiau žmonių domina - genealogija. Ir kalbėsime ne bet kokiu kampu, o būtent per jaunimo prizmę. Kaip sudominti mokinį istoriją ir tradicijomis ir kaip tai susijęs su genealogija. Ir žinoma, kad būtų ir jums patiems naudinga, turėsime tokį įvadą į genealogiją, kaip reikėtų pradėti, kur reikėtų ieškoti informacijos, kaip nusiteikti. Na, žodžiu, žiūrėsime, kaip mums čia pavyks. O pirmiausia, turbūt daugeliui galbūt yra tekę kažkokiu būdu susidurti su savo giminės medžiu. Tai pirmiausia klausimas jums. Aš dar prisistatysiu būtinai, nes turbūt daugelis jūsų manęs nesat matę, bet pirmiausia noriu paklausti jūsų. Ar jūs esate pradėję sudarinėti arba galbūt matę kitų giminaičių sudarytą savo giminės medį? Tai kviečiu parašyti, vėlgi, kad suprasčiau, kiek jūs esate su šitoje temoje, kiek jūs esate susidūrę, o galbūt turite labai daug patirties ir giminės medį, kiek jau jums pavyko esate sudarę. Nes labai smalsu sužinoti, kas jūs paskatino prisijungti būtent prie šitos paskaitos. Ar jūs labiau norite žinių savo, ar norėtumėte paskatinti ir savo mokinius, o galbūt vaikus, nežinau, ar visi tikrai yra prisijungę mokytojai, nors tikslinė auditorija buvo būtent pedagogų. Mokinius norėtumėt taip. Labai svarbu žinoti, kaip sudominti mokinius. Gerai. Na, žodžiu, bandysime ir iš vienos, ir iš kitos pusės pasižiūrėti. Jeigu koks klausimas kils ir norėsite dar kažką papildomai sužinoti, tai rašykite ir pabaigoje stengsiuosi dar papildyti tas vietas, kur gal kažko pritrūks. Va. Gerai. Tai pirmiausia prisistatysiu. Mano vardas Evelina, jūs matėte besiregistruodami. Ir aš esu genealogijos tyrinėtoja, bet turbūt pirmas faktas, kurį svarbu paminėti, yra, kad labai nedaug priimu užsakymų daryti medžiams kitiems žmonėms, dėl to, kad daugiausiai vykdau būtent mokomąją veiklą ir skaitau paskaitas, vedu užsiėmimus tiek suaugusiems, tiek mokiniams, įvairaus amžiaus, taip pat vykdau programas per kultūros pasą, būtent apie tai, ką mums gali suteikti genealogija ir kaip reikėtų tyrinėti, kas gali palengvinti procesą ir ką mums tai suteikia daugiau negu tik giminės schema. Nes atrodytų paprasta, aš atsimenu paauglystėje pati galvojau, kam, kažin, žmonės sudarinėja tuos giminės medžius, kam jiems reikia žinoti vardų žmonių, kurie jau gyveno prieš kelius šimtus metų ir jų nebėra. Man taip atrodė. Ir tikiu, kad daugeliui jaunimo irgi gali pasirodyti panašiai. Bet vis dėlto pasirodo, kaip mes vėliau kiekvienas savo laiku tą pajaučiame, kad yra svarbu žinoti, iš kur atėjau, yra svarbu žinoti, iš kur yra mūsų šaknys. Ir kiekvienas tas priežastis ir, sakykime, tai, ką mums suteikia būtent pažinimas savo šaknų, savo giminės istorijos, mes surandame skirtingas tas priežastis. Bet kokiu atveju tai yra labai turtingas dalykas ir labai, iš tikrųjų, labai žmonės šiais laikais mėgsta naudą skaičiuoti, ar ne? Naudinga, daug naudos suteikiantis dalykas, kuris kartais gali atvesti prie labai gražių atradimų. Na tai pirmiausia, tokie raktažodžiai. Protėviai, paveldas, kultūra. Ir kai kurie iš šitų žodžių yra dažnai linksniuojami mūsų šiuolaikinėme pasaulyje. Paveldą mes turbūt daugiausiai minime, kai kalbame apie įvairius paveldo sąrašus, kas turėtų būti saugoma, kokios tradicijos, kokie pastatai ir panašiai. Nors, amatai. Bet kartais skubėdami nesusimastome, kad iš tiesų viskas, kas mūsų supa, ir yra mūsų kultūra, ir yra mūsų paveldas. Nes aš kartais juokiuosi, netgi tai, kaip mes laikome šaukštą arba dantų šepetėlį valydami dantis ryte, mus išmokė mūsų tėvai, o galbūt seneliai ar kiti šeimos nariai. Ir tai iš esmės yra mūsų irgi asmeninis paveldas. Ir gal skamba kvailai, bet iš tiesų
tai, kas mes esame, ne tik genetiškai mes turime 50% savo mamos ir 50% savo tėčio DNR, ar ne? Bet netgi ir mūsų kasdieniai įpročiai gali būti posakiai, tam tikri netgi poelgiai, tam tikros savybės, tai kaip mes rengiamės, tai kaip mes šukuojamės, yra paveikta vienaip ar kitaip mūsų šeimos, mūsų giminės, nes mes gimėme būtent tokioje šeimoje ir būtent tokiamis sąlygomis užaugome ir buvome auklėjami ir tai irgi yra mūsų asmeninis paveldas. Na, bet mums įprasčiau yra galvoti apie tai, kas yra, na, ta jau kultūrinė pusė, etninės kultūros pusė, ką mums paliko protėviai. Tai yra ir, sakykime, amatai kaip audimas, medžio drožinėjimas, mezgimas ir folkloras, dainos, tautosaka, tai kas užkoduota mūsų toje tautinėje sąmonėje. Ir gali kelti klausimas, kiek iš tiesų to yra šiuolaikinėje mokykloje. Na, nėra paprasta atsakyti. Ir kartais mokytojai su manimi ir ginčijasi. Kai kurie sutinka, kai kurie ginčijasi, tai nežinau, kaip surasti bendrą atsakymą, nes turbūt jo nėra. Ir kiekvienoje mokykloje yra situacija skirtinga ir tai labai priklauso nuo mokytojo. Nes vieni mokytojai net ir neverčiami programų stengiasi užkabinti mokinius, nesvarbu, koks jų dėstomas dalykas. Kita vertus, kiti mokytojai netgi aukoja savo laiką ir jėgas organizuodami papildomas veiklas, kažkokius projektus kartu su mokiniais ar papildomus būrelius, kad tik tais tie mokiniai pasimokytų, sakykime, liaudies dainų ar šokių, ar pažintų tikrai savo giminės istoriją, genealogiją. Taigi, sakyčiau, kad vieno atsakymo iš tiesų nėra. Bet jeigu pagalvotumėm apie mokinį, tokį, kokį dabar matome mokykloje, kas jam yra įdomu, tai turbūt sutiksite, kad daugeliui mokinių yra įdomu tai, kas patogu. Na ir istorija, kažkokie tokie tyrinėjimai, lėti procesai, kurie nesuteikia labai ryškių įspūdžių, nėra sakykime, neturi pirmumo. Įdomiau yra, sakykime, sužaisti kompiuterinį žaidimą, pažiūrėti galbūt dar filmą, bet iš esmės tai, kas suteikia įspūdžių, nes netgi ir pamokose jums kartais tenka nuolat tarsi būti tokiame vaidmenyje, kad tik tais mokiniui būtų įdomu ir neprarastumėte jo dėmesingumo. Ir tai yra sudėtinga ir vargina. Ir tie dalykai, kurie kartais kelia nuobodulį, tiesiog atrodo iškrenta iš konteksto. Ir jeigu mes galvotume, sakykime, jeigu žiūrėtume į daugumą, ar daugumai mokinių gali būti įdomu tokie ramūs dalykai, ramūs procesai, paieška informacijos, tai greičiausiai reikėtų pasakyti, kad ne. Nes įdomu yra tai, ką galima padaryti greitai, kur rezultatas yra momentinis, kur nereikia laukti ir kur nereikia pačiam įdėti labai daug pastangų. Na, situacija yra tokia. Aišku, tai turi daugybę išimčių, bet bendras vaizdas, ko gero, daugelis taip apibūdintų, kad būtų toks. Ir tai, ką pati matau, tai, ką girdžiu iš mokytojų, yra maždaug panašiai. Ir kartais tenka girdėti tokių istorijų, sako, mokinys ne tik, kad nežino, iš kur jo giminė, bet kartais nežino senelių vardų arba nesupranta, kas yra mergautinė pavardė. Na, pasitaiko. Tai kaip čia su ta genealogija? Ir kodėl jinai turėtų būti įdomi mokiniai? Ir kodėl mums turėtų rūpėti, kad jinai būtų įdomi mokiniai? Tai tikiuosi, kad iki šio susitikimo pabaigos šiokį tokį atsakymą mes kartu surasime. Na, bet bandykime dabar apie tą genealogiją. Tai iš esmės mes galėtumėm apibūdinti tai kaip mokslą apie šeimą iš graikų kalbos, genea plus logos. Galėtume apibūdinti kaip patį tyrinėjimo procesą. Na ir vieni tyrinėtojai vertina genealogiją tik kaip faktų rinkimą. Tai yra faktų mokslas. O kiti pridėtų, kad yra reikalingos ir istorijos, nuotraukos, prisiminimai, kad visa tai formuoja giminės istoriją. Ir tai nėra atskira, nes iš esmės tai genealogija tiesiog tarptautinis terminas. Ne? Pavyzdžiui, latvių kalboje jie turi atskirus terminus ir tokio žodžio kaip genealogija nelabai mes ten pamatysime. Ir jų pagrindinis žodis, aš taip suprantu, yra raduraksti. O raduraksti reiškia giminės raštai.
Tai truputį skiriasi turbūt ir supratimas mūsų ir jų. Mes paėmėme tarptautinį terminą. Kam tai yra reikalinga? Tai aš kaip pradžioje jau užsiminiau, iš tiesų, kam tai yra reikalinga, mes kiekvienas randame atsakymus patys. Ir tai gali atsitikti 11, 30 arba 80. Ir nėra vieno tokio amžiaus tarpsnio ar kažkokios socialinės padėties ir dar kažkokių dalykų, kurie nurodytų, kad va, dabar jau žmogus jam pasidarė įdomu. Labai įvairiai būna. Ir aš kartais juokiuosi, kad kartais su vyresniu žmogum kalbėjai ir jisai sako, palik mirusius ramybėje, nereikia čia aiškintis. Arba būna, turi žmogus daug nuoskaudų ir nenori žinoti senelių vardų, sako, man nereikia. Ir tikrai matau 11-mečių, kurie akis dega ir sako, aš grįšiu namo ir mes su mama eisime ieškoti. Tai yra labai įvairu. Bet turbūt toks pastebėjimas dažnas, kad noras pažinti savo giminės istoriją, o žmogui atsiranda iš neatsakytų klausimų. Iš kažkokios legendos, kurią pasakoja kartai iš kartos ir neaišku, kas iš tikrųjų atsitiko. Kur jis dingo ten per tą karą. Kodėl išvyko į Ameriką ir paliko žmoną ir vaikus. Dingo be žinios. Buvo išėjęs kažkur tarnauti ir gavo iš caro žemės. Nu, žodžiu, tokios istorijos, kurios kartais nebeaišku, ar tiesa, ar ne, ir norėtumėm įsiaiškinti, kaip iš tikrųjų buvo. Na, bet ką suteikia genealogija? Pasakyti truputį paprasčiau. Visų pirma, aš sakau, genealogija yra kartais vaistas. Nes kartais žmogus arba įsivaizduoja, kad individualistinė visuomenė, ne? Ir mes kartais taip jaučiamės tokie nuostabus ir vieninteliai ir turime savo tikslus, žodžiu, ir kartais nebepastebime aplink esančių. Ir esame vieni patys svarbiausi, na, taip yra. Mūsų visuomenė yra individualistinė. Bet yra kita monetos pusė, kai žmogus jaučiasi labai vienišas ir atrodo, kad nėra nieko, su kuo kas nors jį sietų. Tai vienas iš punktų yra, kad genealogija suteikia suvokimą, kad mes nesame vieni. Nesame vieni šitame pasaulyje ir net galbūt jeigu nebendraujame su tais žmonėmis, mes pradedam rinkti savo giminės medį, mes pamatom, su kiek daug žmonių mes esame susiję. Ir kartais paaiškėja, kad žmogus, su kuriuo kasdien prasilenkdavom gatvėje, yra mūsų giminaitis. Ir netoks jau tolimas. Nors kartais lietuviai mėgsta tą pasakymą, ar ne, 9 Madono Kisieliaus. Na, taip, mes turime kiekvienas begalės tūkstančius tolimų giminaičių, na, bet turbūt 2 ar 3 eilės pusbroliai, pusseserės, net ir genetinių požiūrių dar yra gan artimi. Aišku, ne šeimos nariai, bet vis dėlto. Kitas dalykas, kurį gali suteikti genealogija, yra štai kas. Atsakymai kodėl. Ką aš turiu galvoje? Na, tų klausimų, kodėl mes turime kiekvienas. Ne, kaip aš paminėjau. Kodėl taip atsitiko? Kas įvyko? Galų gale, kiekvienas turime žmogų šeimoje ir giminėje, turbūt, kuris truputį erzina. Ir galvojam, koks čia keistas charakteris. Kas jam yra? Nu, taip yra, žmogiška. Bet ar susimastome, kas nutiko, kad tas žmogus toks tapo? Kodėl jis toks yra? Ar ne? Ir šioje vietoje noriu papasakoti jums istoriją. Kartais atsitinka taip, kad mes randame atsakymus į klausimus, kurių net nežinojome, kad turime. Jūs matote nuotrauką. Na, autra, žaibai. Spalvos, aišku, paredaguotos kompiuteriu, čia yra tiesiog nuotrauka iš interneto. Bet norėčiau, kad jūs dabar pagalvotumėte, jeigu jūs atsidurtumėte tokioje aplinkoje, stovite prieš vandens telkinį ir matote, kad artėja audra ir prasideda griaustinis. Ar jums gražu, jums ramu, jūs norite toliau žiūrėti, jūs norite slėptis, jums baisu, gal nerimas kyla, baimė, na žodžiu, kaip jūs jaučiatės? Ir atsakymai visų bus labai skirtingi. Kartais netgi, pavyzdžiui, mokiniai net nedrįsta pasakyti, kad jiems būtų baisu. O istorija yra tokia. Aš užaugau vienkiemyje. Ir nuo vaikystės žinojau visą, sakau, veiksmų planą, saugumo visą instrukciją, kaip reikia elgtis, kai prasideda griaustinis. Na, žodžiu, išjungiame elektrą, uždarome langus, nebūname lauke, uždarome visas duris ir laukiame, kol pasibaigs. Mano močiutė, tai jinai iš viso labai bijodavo griaustinio. Jai buvo
jau beveik 60, bet jinai netgi kartais slėpdavosi, tiesiog užsidengdavo galvą, jai tiesiog būdavo tai baisu, na, paniškai baisu. Ir man atrodė visą laiką adekvatu, kad reikia išjungti tą elektrą, žodžiu, uždaryti langus, nes tai yra saugumo kažkokie reikalavimai. Aišku, ne visi turėdavo dar tos žaibolaidžius. Ir kai pradėjau eiti į mokyklą, kažkokį kartą pasitaikė griaustinis, kai perkūnija, žodžiu, kilo, kai buvau pamokose. Ir buvo pertrauka, ir buvo atviras langas kabinete. Ir aš sakau savo bendramoksliams, uždarykim langą. Išžiūri mane. O kas tau yra? Nesupranta. Mano turbūt buvo pirmasis suvokimas, kad ne visi žmonės bijo griaustinio. Kaip taip gali būti? Tai kur aš vedu? Praėjo daug metų ir aš pradėjau tyrinėti savo giminės istorijos, susipažinau su savo antros eilės pusseserė. Jinai truputį vyresnė, mes niekada nebuvome anksčiau susitikusios gyvenime. Ir jinai pasakoja, kaip jinai leisdavo laiką pas mūsų bendrą promočiutę. Žemaitijos kaimas vadindavo tą promočiutę babūnę. Sako, tu neįsivaizduoji babūnę, sako, jinai pablūsdavo irgi, kaip žemaičiai sako. Jinai visus suvarydavo į trobą ir liepdavo viską uždaryti ir net neleisdavo prie lango stovėti. Ir aš girdžiu tos pačius sakinius. Sakau, labai įdomu, kas čia atsitiko. Nu, mes tai pakalbėjom ir baigėsi. Ir po to aš turėjau tokią laimę labai didelę gyvenime susipažinti su savo promočiutės seserimi. Jinai neseniai iškeliavo, bet prieš iškeliaudama per mūsų gan trumpą pažinties laiką, spėjo papasakoti labai daug istorijų, kurias aš įrašiau. Ir jinai pasakoja, sako, įsivaizduoji, mano mamos jauniausias brolis, Jonukas, sako, jis buvo jaunas, 20 metų, jisai dirbo laukuose ir jį kartu su 2 arkliais, su kuriais jis dirbo, nutrenkė žaibas. Ir jinai pasakoja su detalėmis, ką jinai girdėjo iš savo mamos, galbūt net ką girdėjo iš savo vyriausios sesers, kuri jau buvo gal 4, ir kaip tam vaikui, stebint tą situaciją, atrodė, kad kai moteris pasodino to Jonuko kūną pervilkti marškinius, kurie pradegė, jai atrodė, kad jis atsigavo, sako, mama, močiutė, jūs neverkit, Jonukas atsigavo. Pasakoja su tokiam detalėm. Aišku, šiurpas per kūną eina, pirmą kartą girdint tokią istoriją, na, galvoju, tų legendų yra visokių, gal kažkas truputį yra, na, išdidinta ar panašiai, kas ten iš tikrųjų atsitiko. Ištu namo ir puolu ieškoti tų suskaitmenintų, žodžiu, mirties įrašų knygų. Ir žiūriu, kada iš tikrųjų tas Jonas mirė. Ir randu, tikrai. Jonas mirė nuo žaibo smūgio. Čia yra 1915 metai, kai bažnytiniai įrašai vis dar buvo rašomi rusų kalba. Ir turiu įrodymą, kad iš tikrųjų taip įvyko. Jūs matote amžių 19 metų. Tai čia užuomina iš anksto, kad mirties įrašuose amžius dažniausiai netitinka. Pagal gimimo įrašą tam žmogui buvo 20 metų. Va. Ir visą tą istoriją sudėliojus tokią grandinėlę, pasidaro aišku, kodėl toje giminėje, ypač moteris, kurios dalyvauja tame veiksme, tarsi karta iš kartos perdavė tą nerimą ir baimę, kad reikia labai saugotis griaustinio, perkūnijos, žaibo. Ir yra vieni žmonės, kurie užaugo be šitos baimės ir jiems tai atrodo kvaila, ir yra kiti žmonės, kurie tas istorijas taip pat girdėjo, galbūt net dalyvavo, matė įskrendant kamuolinį žaibą. Ir jie linksi ir pritarė ir sako, taip iš tikrųjų yra ir mes iki pat dabar saugomės, nors gal ir turi ten tos žaibolaidžius. Tai čia yra labai toks ryškus pavyzdys, bet tų situacijų gali būti labai įvairių, gali būti netgi kartais sunkiai paaiškinami dalykai, kurie atsikartoja ir mes pamatome pirminį įvykį, kas atsitiko, kad taip toliau tęsiasi. Gali būti netgi teigiami talentai, gabumai, kažkokie pasirinkimai profesiniai gydytojų dinastijos. Kas buvo tas pirmasis, kodėl taip atsitiko? Mes šitos visus dalykus galime išsiaiškinti, nors kartais gal aš niekada negalvojau, kad man reikia išsiaiškinti, kodėl mes bijome griaustinio. Kartą iš kartos. Bet tiesiog taip nuo vaikystės užaugom su tuo nusistatymu, kad reikia saugotis. Na ir štai. Kas dar? Tai iš esmės tas pažinimas mums gali teikti galimybę priimti praeitį, istoriją, žmonės ir įvykius. Ir svarbu turbūt tokius, kokie yra. Nes kartais mes ant istorijos pykstame
Ir sužinoję kokį nors faktą, kartais net nebenorime ten žiūrėti, nes prisiteisėme, kaip taip galėjo pasielgti. Nu, tai čia turbūt šitoje vietoje reikėtų to nusiteikimo, kad jeigu noriu suprasti, tai turėsiu priimti, nes tai jau įvyko ir aš pakeisti negaliu, tai viena. O kita, kad mes nežinome, kaip tas žmogus jautėsi ir kokios buvo jo mintis ir jausmai tuo metu ir kodėl jis būtent taip pasielgė. Tai, na, istorija yra tokia, kokia yra iš esmės. Ir mūsų protėviai gali būti tie, kuriuos kažkas nuskriaudė, ir gali būti tie, kurie nuskriaudė kažką kitą. Na, gyvenimas apskritai toks turbūt yra, kad kažkam mes vis tiek esame blogi. Tai štai. Bet tai yra, man atrodo, labai svarbus toks pagrindas, nusiteikimas, kad mes galėtume išsiaiškinti. Nes, nu, pats ryškiausias pavyzdys yra, sakau, moterį jau gerokai virš 80 metų amžiaus. Ir jinai sako, ką man tokie seneliai, kurie mums vaikams pagailėdavo įpilti pieno. O kodėl tai įvyko? Na, nežinia. Bet ir jos vaikai jau nežinos tų senelių vardų. Nebent kada nors sugalvos patys aiškinti. Eikime toliau. Tai kodėl tuo turėtų įdomėtis jaunimas? Na ir aišku, šioje vietoje irgi žmonės sako, tai tiesiog reikia žinoti savo šaknis. Bet tai nėra paaiškinimas, ypač jaunai kartai, kuriems reikia visur reikia atsakyti. Tai pirmiausia, šitas pažinimas formuoja tam tikrą vertybinę sistemą. Ir vertybinio ugdymo turbūt nėra labai daug reikiama, arba jis yra kitoks, negu mes įsivaizduotume tradiciškai. Aišku, kiekvienas turime savo pažiūras, savo įsivaizdavimą, kaip turėtų atrodyti pasaulis. Tačiau, kas turbūt yra bendražmogiška ir svarbu kiekvienam, tai būtų pagarba praeičiai ir protėviams, ir jų džiaugsmams, ir jų sunkumams. Taip pat, ko gero, leidžia pasimokyti iš praeities ir galbūt pasirinkti kitaip, bet tai turės būti be teisimo. Bet apskritai, iš mano patirties, tas pažinimas, jisai tiesiog savaime kitaip nupiešia pasaulį. Ir mes tada atkreipiame dėmesį į kitus dalykus. Ir kas dar yra svarbu, tai kuria ryšį tarp kartų. Ir jeigu jaunas žmogus girdės tuos dalykus ir galbūt pats stengsis pažinti, tai jisai kalbins vyresnį žmogų. Jisai kalbins savo senelius, galbūt netgi prosenelius, jeigu jos dar turi. Ir tai jau ugdo pagarbą vyresniam. Tai irgi yra svarbu. Kitas dalykas, tai kad genealogija gali priartinti tuos visus dalykus, kuriuos tarsi mes teoriškai žinome ir stengiamės perteikti jaunai kartai, kad paveldas svarbu, kad istorija svarbu žinoti, kad svarbu laikytis, na, išsaugoti tradiciją, kad galbūt teisingesnis žodis. Bet genealogija gali juos priartinti prie mūsų. Nes. Turėkime tai tokį pavyzdį. Tremtis. Kiekvienas, sakykime, ir mokykloje tas temas praėjome ir žinom, kad tai yra svarbu. Ir yra atminties datos. Buvo žiaurus laikotarpis, tremties laikotarpis. Bet aš kartais klausiu, sakau, ar jūsų giminėje buvo tremtinių? Ir nesvarbu, kokio amžiaus auditorijos. Ir didžioji dalis sako taip, o kiti sako, ne, nebuvo. Tai šitoje vietoje aš sakau, sustokime, jūs tiesiog apie juos nežinote. Nes aš pati galvau, kad sekundę kažkam nepavyksta prisijungti. Aha, na, nežinau. Jeigu jūs mane girdite, parašykite. Taip. Tai yra tokia, sakykime, teorija. Ir truputį sausa. Mes žinome, kad toks įvykis buvo. Bet jeigu mums pavyksta sužinoti apie žmogų, kuris buvo ištremtas, arba šeimą, kuri buvo ištremta, ir mes sužinome jų tikrąją istoriją, mums šita tema visiškai kitaip nusipiešia. Ir pasidaro žymiai aiškiau, kas ir kodėl, pasidaro aiškesnės priežastys, tikrosios priežastys, pasidaro aiškiau, kodėl tai taip stipriai palėtė daugelį žmonių, net ir dabar gyvenančių.
ir kodėl mes vis dar apie tai kalbame. Ir pavyzdžiui, iš esmės, aš minėjau, nežinau, sakau, kad kažkoks žmogus turbūt vis tiek nėra. Tai mano atveju aš nežinau, kad mano prapromočiutė buvo ištremta. Aš apie ją apskritai nežinau prieš pradėdama matyti net savo giminės medį. Vėliau nežinau, kad jinai buvo antrą kartą ištekėjusi. Jinai su savo antru vyru ir jų vaikais bendrais buvo ištremti. Jai tuo metu buvo 60 metų. Ir netgi toks pasakojimas iš jos dukros, kad jinai prašė, kad jie tiesiog nušautų. Sako, aš ligota, man 60 metų. Nu, tais laikais dar ta sveikatos priežiūra gal nebuvo labai tokia, sakykime, reguliuota. Ir sako, ponia, įstatymų nėra tokio. Mes negalime, mes turime jūs išvežti. Vaikams siūlė bėgti. Vaikai nesutiko, pasakė, kad išvažiuos tėvai. Bet tai labai arti. Bet netgi tos istorijos, kurios yra toliau, aš minėjau, kad galbūt žmogus net nežino, kad jo giminaitis buvo ištremtas ir galbūt tai nėra tiesioginėje linijoje, gal tai ne seneliai, bet senelių broliai seserys, prosenelių broliai seserys. Aš sužinojau tokią istoriją, apie kurią vis dar galvoju ir kai prisimenu, tai negaliu patikėti. Ir giminystės ryšys su tais žmonėmis yra labai tolimas. Tas žmogus, kuris buvo ištremtas, kai jam buvo 4 ar 5 metukai, buvo mano prosenelio antros eilės pusbrolis. Man pavyko sužinoti, aš truputį vėliau tą istoriją papasakosiu, kaip pavyko sužinoti apie tą šeimą. Bet to žmogaus dukra, sako, buvo pas mus, mūsų šeima buvo ištremti. Jos tėvas ir jo brolis ir 2 seserys. Paskutinė sesuo buvo tuo metu išvykus pas giminaičių. Ir kai atėjo diena, kai juos turėjo išvežti, niekas, aišku, nepranešė. Jų tėvai buvo išvykę į turgų. Vyriausiai dukrai tuo metu buvo 18, o jauniausiam, taip, matau, 4-5 metukai. Ir juos tiesiog surinko ir išvežė be tėvų. Tėvai vėliau juos galėdavo atvažiuoti aplankyti, nors patys neturėjo tremtinių statuso. Išvykdavo. Žodžiu, jie išbuvo tremti. Va taip. Reiškia, tuos mažiukus prižiūrėjo vyresnė seserė 16 ir 18. Ir netgi tai, kai tai yra tolimi giminaičiai, tos istorijos paliečia. Oi, tai yra susijęs su manim, tie žmonės, mes turime, sakykime, bendro DNR. Kaip taip galėjo būti? Kaip? Kitas atvejis. Sakykime, kad mes tengiamės išmokyti jaunimą liaudies dainų. Ir kai kuriem lengviau tai einasi ir jiems patinka, o kai kuriems atrodo gal gėda, gal čia kažkaip nepopuliaru, nesmagu, na žodžiu. Ar aš taip pagalvoju, o jeigu jie sužinotų, kad konkrečią dainą dainavo jų močiutė jaunystėje arba promočiutė. Na tai turėtų būti sąlyga, kad kažkoks ryšys su tuo žmogum jau sukurtas, arba jis apie jį žino, arba bendrauja. Galbūt ta daina jau pasidaro artimesnė, nes jinai ateina iš šeimos, ar ne? Ir tada pasidaro truputį įdomiau, net jeigu mes galvojam apie save, kaip apie suaugusių žmogų, norisi išsiaiškinti, o kodėl ta daina, kodėl ją mėgo tas žmogus, iš kokio regiono jinai buvo, kaip jis ją išmoko, ar ne? Kitas atvejis, amatai, na mes, pavyzdžiui, žiūrime, o gražios juostos maustos. Arba pirštinės raštuotos numegztos. Gražu. Bet jeigu mus megzti vaikystėje išmokė močiutė, arba promočiutė, arba mama, dar kuris nors giminaitis, tai ko gero būtent tas amatas mums jau bus artimesnis, suprantamesnis ir aiškesnis. Kodėl aš dabar kalbu apie tos amatus, apie dainas? Na, iš esmės atrodo tiesiogiai su genealogija nesusiję, bet aš sakau, kad viskas susiję. Dėl to, kad būtent mūsų to giminės istorija, jeigu mes renkam ne tik faktą, kada žmogus gimė, susitokė ir mirė, ir dar kada vaikai gimė, bet ir daugiau, koks tas žmogus buvo, kaip gyveno, tai su visu tuo mes susitinkame. Ir tos temos, kurios yra pasilikusios mūsų giminės istorijai, mums pasidaro aiškesnės, artimesnės ir suprantamesnės. Na ir iš esmės pasaulėžiūra
yra kitokia žmogaus, kuris jau susipažino su savo giminės istorija. Ne tik prisilietė, bet iš esmės susipažino. Dėl to aš stengiuosi ne atiduoti žmogui jau gatavą daiktą, o įkvėpti, paskatinti, pamokyti, kaip tai daryti pačiam. Dėl to, kad yra paprasta tiesiog atiduoti. Ne, ir žmogus pasižiūrėjo irgi sakys, oi kaip gražu, ir pasidės į stalčių. Bet jeigu mes patys, na, sakykime, mes galime gyvai susitikti kažkur gatvėje, sakykime, susitikę, pasisveikinti, paspausti vienas kitam ranką, susipažinom. Bet mes negalim paspausti rankos savo praprosinėliai. Bet mes turim kitus būdus jai pažinti. Mes galime klausinėti, mes galime aiškinti, mes galime ieškoti dokumentų ir tokiu būdu suprasti, kaip jinai gyveno, kokia buvo jos kasdienybė, kokie buvo sunkumai, kuo jinai džiaugiasi. Ir kai viską tą mes tas mažas detalės sudėliojame bendrą paveikslą, jau savaime mes būsime kitokie. Ir kita priežastis, kodėl būtent jaunimui. Todėl aš galvoju, kad jaunimui labai svarbu skatinti, kad jie domėtųsi. Tai čia apie tas praleistas arba nepraleistas progas. Vėl istorija. Aš pernai prieš vėlinės vedžiau užsiėmimą vieno miesto septintokams, vienos mokyklos. Ir mes kalbame apie tai, kad jie vyks pas giminių per vėlinės, kad jie degs žvakutes, kad lankys senelius arba prosenelius. Ir kad net jeigu jiems nėra labai įdomu, aš juos tiesiog skatinau, kad jūs paimkite diktofoną, įsirašykit bent pusvalandį savo močiutės pasakojimų. Ir jie klausosi ir tikrai atrodo supranta. Na, žodžiu, iš tiesų jie buvo šeštokai, dabar galvoju. Aš tik galvojau, kad jie septintokai, bet jie buvo jaunesni, netgi aš su jais kalbėjau, kaip truputį vyresniais, pasirodo jie šeštokai. Ir jie taip linksi ir tikrai. Ir mes, žodžiu, ir užduotis darome, ir kalbame, diskutuojame, ir pabaigoje darom refleksiją, aptarimą. Ir aš jiems uždaviau klausimą, ką jie suprato užsiėmimo metu ir ką jie pirmiausia padarys, kad kažkaip susipažintų su savo giminės istorija. Ir vienas šeštakėlis užtikrintai sako, tyla klasė. Aš tai supratau, kad turiu dabar grįžęs paskambinti močiutei, nes kitaip jinai gali greitai mirti. Ir visi klasiokai tyli, mokytoja klausosi. Ir niekas nežino, ką pasakyti. Aš tai iš tikrųjų nusijuokiau. Sakau, na žinot, atrodo skamba, mes sakytumėm fantasmagoriškai, keistai, mes taip nekalbam. Bet vaikas pasakė teisybę. Jisai suprato gyvenimo trapumą kažkokį tuo metu, jam atėjo į galvą, kad iš esmės tai gyvenimas trapus ir jisai nežino, ar jisai nepavėluos. Tai kuo jaunesnis žmogus susidomės, tuo jis mažiau tų progų praleis. Mes kartais labai atidėliojam, ar ne? Nuvažiuosiu pas pusseserę kada nors, kai nebus darbo, aplankysiu močiutę ar mamą ar dar kažką vėliau ir panašiai. Na, žodžiu. Bet kartais mes taip atidėliodami tas progas praleidžiam. Na, iš kitos pusės kartais ir ne taip fatališkai užsibaigia viskas, o tiesiog paskambini žmogui, vis atidėliojai. Ir sako, jeigu tu būtum man paskambinęs prieš 2 mėnesius, aš dar nebuvau išmetęs dokumentų ir nuotraukų. O dabar nebėra. Taigi štai. Toliau. Eikime prie pačios genealogijos. Genealogijos ištakos, tai kokios jos? Tai mes jau dabar einame prie tos genealogijos įvado dalies. Iš esmės, tai turbūt turėtume pagalvoti apie senasias tradicijas, nes yra aprašymų, kur, sakykime, Afrikos genčių, kuriuose turi žmogus žinoti visų 8 kartų savo protėvių vardus ir žinoti giminystės ryšius, nes negali būti kraujomaišos. Nors yra kultūrų, kur kaip tik kraujomaiša yra visiškai įprastas dalykas, nes, sakykime, tokiame Egipte gali tuoktis vis dar pirmos eilės praleipusės. Na, protėvių kultas senosiuose kultūrose tikrai buvo gajus. Bet jeigu imtume bet kokios religijos šventą raštą, tai rastume tokias užuominas. Į genealogiją, kaip mes nesuprantam dabar, užuominas. Šitas žmogus, dievas, pusdievis, bet kas, buvo šito sūnus. Na, paprastai nurodydavo tėvą, kartais motiną. Dažniausiai tėvą.
Jeigu mes žiūrėtume, kas yra arčiau mūsų čia europietiškos kultūros, tai tiesiog galėtumėm pažiūrėti į Bibliją. Naujajame testamente Evangelija pagal Matą, Evangelija pagal Luką. Tas pats momentas Jėzaus Kristaus genealogija. Na, reikėtų paminėti, kad tai yra iš tiesų Juozapo genealogija, bet bibliniais laikais jis sūnus turėjo sūnaus teisės. Ir mes nueiname iki pat Adomo ir Dievo. Visa eiga. Tėvas, sūnus, tėvas, sūnus. Na, bet iš esmės taip, kaip mes įsivaizduojame genealogiją, tai yra kilmingų šeimų genealogijos pradžia. Kodėl? Nes valstiečiui nereikėjo giminės medžio. Giminės medžio reikėjo schemos kažkokios, suprasti, kokia buvo ta eiga. Reikėjo būtent bajorams, kilmingiems, bet kokioms kilmingoms šeimoms, kad galėtų perduoti titulą ir turtą. Iš kitos pusės turbūt tas procesas dar paaktyvėjo tada, kai bajorai buvo priversti įrodinėti savo bajorystę 18 amžiaus pačioje pabaigoje, 19 amžiaus pirmoje pusėje. Jie turėjo surinkti dokumentus, įrodančius visą giminės liniją, bet dažniausiai tik tais vyrišką liniją, nes moteris nebuvo tokios svarbios. Tai, sakykime, trumpai reikėtų sakyti taip. Genealogija kaip mokslas buvo pradėta, sakykime, tyrinėti 17-18 amžiuje. 19 amžiuje tas noras buvo truputį nustopęs dėl to, kad atėjo ta romantikų epocha ir truputį kiti dalykai jiems rūpėjo, nebuvo visai nutrūkę, bet, sakykime, kitur koncentravo dėmesį. 20 amžiai vėl tas pakilimas atsitiko ir žmonės pradėjo vėl norėti pažinti, iš kur aš atėjau. Ir jeigu kalbėtumėm apie mūsų laikus 21 amžių, mums yra žymiai lengviau, mes turbūt daugiau skundžiamės. Kita vertus, matau, kad daugėja žmonių, kurie domisi ir paskutiniais metais, būtent šiais paskutiniais metais, vis daugėja jaunimo, kurie domisi. Dėl to, kad aš taip juokiuosi, čia mano toks gal keistas požiūrio kampas, bet mes labai visi žaidėm ilgai su savęs paieškomis, savęs pažinimu ir viskas gerai, reikia pažinti save. Bet tas kartais atsitinka užsižaidimas, kad aš ieškau savęs ir nežinau, ar buvau pametęs, bet ieškau. Ir kai žmogui nusibosta, jisai tada atsisuka ir sako, aha, o kas dar prie manęs čia? Aplinkui, o kas prieš mane? Žiūri jau iš kitos pusės. Nes iš tiesų tai mes save pažįstam, giminės medityrinėdami. Tai, bet čia ta lytinė pusė. Bet daugėja žmonių, kurie domisi. Na ir jeigu reikėtų kalbėti apie genealoginius tyrimus Lietuvoje, tai genealogija mokslo nėra priimama kaip atskiras dalykas ir, pavyzdžiui, studijų tokių nėra. Yra istorijos studijos, bet ar kiekvienas istorikas, kiekvienas žmogus baigęs istorijos mokslus sugeba sudarinėti giminės medžius, tai ne. Taip yra, bet genealogija priimama kaip pagalbinis istorijos įrankis ir pagalbinė disciplina. Man patinka laikyti genealogiją įrankiu, dėl to, kad jinai iš tiesų daug kur gali pagelbėti. Bet galbūt ateityje bus priimama kaip atskiras mokslas, kaip yra kitose šalyse. Bet vis dėlto entuziastų tyrinėtojų yra daug ir kartais patys geriausi tyrinėtojai, aktyviausi tyrinėtojai, tie, kurie labiausiai yra įsigilinę į šitą temą, yra visiškai nesusijusių sričių specialistai. Pavyzdžiui, biochemikai, yra archeologų, sakykime, yra istorikų, bet taip pat inžinieriai, sakykime, visiškai nesusiję žmonės, odontologai, tikrai. Yra pati įvairiausių profesijų, sakykime, atstovų, kurie taip pat užsiima genealogiją. Tai labai įdomu. Na, jeigu truputį užsimtume matematiką, tai kiek tų mes protėvių iš tiesų turime? Kodėl mums tos matematikos dabar yra? Nes mes ką tik kalbėjome apie tai, kad kaip genealogija vyksta tyrinėjimai Lietuvoje, na, o kad mes galėtumėm pradėti, mums reikia įsivaizduoti, kiek mes jų turėsim surasti tų žmonių. Tai pradžiai pažiūrėkime į tiesioginę liniją. Tiesioginėje linijoje iki 7 kartos, jeigu mes skaičiuotume nuo savęs, mes esame 1 karta, mūsų tėvai 2 kartą ir taip toliau, mes turim 127 žmonės. O toliau, pabandykite atspėti,
Šitas skaičius 4095 žmonės, asmenys. Jeigu mes žiūrime tik tiesioginę liniją be brolių, seserų, dėdžių, tėtų, kiek kartų yra šitas skaičius? Nu, tai yra, aišku, matematinė progresija. Bandykit paskaičiuoti. Ir jeigu mes įsivaizduotume dar, kad šalia buvo kiti žmonės, buvo žmonės, kurie taip pat veikė šeimos gyvenimą ir kažkaip padėjo pasukti įvykius, kad tokio skaičiaus reikėjo žmonių, kad mes iš vis gimtumėm, užaugtumėm, veiktumėm, dabar tai šitokiu būdu susitiktume. Ar ne? Tai kartais tas suvokimas, kad atrodo, kartais viskas atsitiktinai vyksta, bet kartais tada tokiu atveju pasirodo, kad na, viskas taip idealiai turėjo susiklostyti, kad aš būčiau. Ir tada, na, visai gali pasisukti mūsų mintis, bet kažkoks tas gyvenimo prasmingumas, o kodėl, vat ką aš turiu nuveikti, jau prasideda tos kitokios paieškos ir kiti klausimai. O jūs turbūt turėt laiko pagalvoti, 4095 žmonės yra 12 kartų. 12 kartų, aišku, priklauso nuo mūsų dabartinio amžiaus, bet yra maždaug 300-350 metų, jeigu vyresni tuokėsi, gali iki 400 metų. Bet iš esmės tai netaip seniai, jeigu lygintume su pasaulio istorija, ar ne, ir kaip klostėsi visa žmonijos kilmė istorija ir panašiai. Tiek žmonių reikėjo. Aišku, reikėtų turėti galvoje, kad dar yra tas procesas kaip redukcija. Tai reiškia, kad galbūt išsiskyrė kelios šakos mūsų giminės iš vieno taško ir vėl susitiko vėliau. Vadinasi, ten kažkur sumažėja. Bet tas skaičius vis tiek yra toks įspūdingas. Na, o apie giminystės ryšius reikėtų kalbėti. Vėl jums klausimas. Kaip jūs pavadintumėte savo senelio arba močiutės seserį? Tai šita lentelė yra mano pažaidimui tokia sudaryta, bet kartais žmonėms jinai visai patinka, nes aš pradėjau galvoti, gerai, mes dabar sudarėjom giminės medį, mes paskaičiuojam, kiek mes šitų giminių turim, o kaip juos pavadinti? Kaip pavadinti tos tolimesnius tokius žmonės? Ir pasirodo, lietuvių kalboje truputį trūksta žodžių, nes kitose kalbose tų pavadinimų, kaip jie ir yra sugalvoti. O mes kol kas neišmastėm. Jeigu žodyną ieškotumėm, tai aišku, mes žinom tuos senuosius pavadinimus, kurie vis išlenda kažkur socialinėje erdvėje, kas yra moša, kas yra dieveris ir panašiai, senieji žodžiai, žmonės, kurie šalia gyvena. Na, bet pavyzdžiui, ar turim žodį pavadinti močiutę seserį? Lendu ieškau, galvoju gerai, skaitau Valstybinės lietuvių kalbos komisijos straipsnį. Jie siūlo močiutę seserį vadinti protėte. Būtent su protėte. Na gerai, galvoju, tada brolis bus prodėdė. Padėliau tokią lentelę. Na, kita vertus, kitas klausimas, o kaip mes pavadintumėm savo tėčio pusbrolį? Dėdė, ar ne? Įprastai tai taip. Bet o kaip iš tikrųjų tai dėdė, tai būtų brolis, o jeigu pusbrolis? Na, tai tada pradedame skaičiuoti kartomis arba eilėmis ir panašiai. Tai tokie keisti procesai, norim įvardyti. Sakykime, jeigu lygintume su anglų kalba, tai ten dar įdomiau. Ten visi pusbroliai pusseserės ir jie skaičiuojame eilėmis. Pavyzdžiui, tėčio pusbrolis būtų first cousin once removed. Pirmos eilės pusbrolis vieną kartą ką? Removed. Removed tai kažką ištrinti, pašalinti. Galvoju, taip negalėtų būti, jis niekur nedingo. Tai bandau išversti taip. Vieną kartą patrauktas, atitrauktas. Reiškia, per vieną kartą, per vieną eilę toliau nuo mūsų. Ispanų kalboje vėlgi labai įdomi sistema. Pavyzdžiui, senelio brolis arba sesuo, brolis būtų tío abuelo, sesuo tía abuela. Na, verstume dėdė senelis ir teta močiutė. Tokie dvigubi žodžiai. Jie atskirai rašomi, nesudurtiniai. Tai labai įdomu, kaip kiekvienoje kalboje mes suvokiam. Ir aš ilgai galvojau, kaip taip gali būti, negi mūsų tiems protėviams nebuvo svarbu. Na, gal jie ir turėjo kažkokius pavadinimus, mes gal nežinom. Bet šiaip, kodėl nėra jų išlikę? Tai po to sugalvojau taip, kad nebuvo nesvarbu. Tiesiog ypač kaimuose gyveno žmonės glaudžiai, jie gyveno kaiminystėse, jie padėdavo vieni kitiems, jie dirbo darbus kartu, jie, sakykime, krikštijo vaikus kartu, vestuvės šventė kartu. Laidoje kartu.
Ir galbūt net nebuvo taip svarbu ir dėl to tas tik tais dėdės ir tetos ir pusbroliai ir pusseserės ir nebeskaičiuoja kokios eilės. Nes jie vis tiek visi kartu būdavo. Ir nebuvo svarbu skirstyti, kad tu artimesnis, o tu tolimesnis. Ne tai buvo pirmosios svarbos. Svarbiau buvo tas santykis, kaip jie vienas kitą palaiko. Na, tai viena iš versijų. Tokia. Gerai. Tai koks turėtų būti veiksmų planas, kai mes norime pradėti tyrinėti ir pažinti visą tai? Pirmiausia, turbūt reikėtų nuspręsti, ko ieškome. Ir aš kart pasakysiu, kad šitas veiksmų planas yra tiesiog ta idealioji versija, kurią mes įsivaizduojame ir kur niekada neįvyksta. Bet punktai, sakykime, tokie. Nuspręsti, ko ieškome. Tada pasitelkti gyvąjį atmintį, nes kol mes nežinome pradinių vardų ir datų ir vietų, mes nebūtinai galėsime ieškoti. Tai aišku, tuos faktus turim užfiksuoti. Peržiūrėti ir užfiksuoti, perfotografuoti, kažkokiu būdu išsisaugoti tuos dokumentus, kurie yra pas mus arba mūsų giminės ir nuotraukas, analizuoti pagal įvykius vietas ir tada jau mes galime lysti į pažintinius įrašus arba metrikus, mes galime ieškoti kitų papildomų šaltinių, tokių kaip surašymai ir viską sisteminti. Ir nuolat ieškoti papildomų šaltinių, kurių tikrai yra begalė. Pradėti turbūt reikėtų nuo labai paprasto klausimo. Ir aš šioje vietoje mėgstu sakyti taip, kad geriausias genealogijos draugas yra rašymas ranka. Mes ranka rašom jau tikrai nebedaug, bet būtų sveika. Tiesiog pasiskirti valandą arba 2. Aš sakau, atrodo daug laiko, ar ne? Bet sveika būtų surašyti viską, ką jūs žinote. Ir kartai žmonės galvoja, kad jie žino ir taip daug ir nieko nebereikia daryti, nors niekur nėra užrašyta, išsaugota, arba kartai žmonės galvoja, kad jie nieko nežino ir neturi ką pasakyti. Tai čia tas pratimas tau nusistačius, taip kad aš dabar rašau, gali labai pagelbėti. Pirmo atveju tai parodyti, kad gal dar trūksta to žinojimo ir reikėtų kažkaip užfiksuoti tai, kas dar įmanoma. Kitu atveju, kad gal iš tiesų šiek tiek žinau ir turiu už ko užsikabinti. Tiesiog, sakau, jeigu jums atrodo, kad jūs nieko nežinote, tai gal užsirašykite, ką jūs girdėjote giminėje apkalbas. Nes jos irgi gali pagelbėti, užsikabinti ir pradėti. Rasti kažkokį pirmąjį dokumentą. Kai jau rasit pirmąjį dokumentą, tai tada bus lengviau. Įrašymas. Toliau, ką žino kiti? Na ir ko klausti? Pirmas dalykas, tai mes kartais galvojam, kad jeigu nėra vyresnio žmogaus už mus, tai jau tada nebėra kieno klausti. Na tai pirmiausia, mes turbūt nebepažįstam visų savo giminaičių ir juos reikėtų susirasti, jeigu jau tokį norą turime. O kitas dalykas, tai kartais net ir mūsų bendramžiai ir net ir jaunesnis žmogus. Pusbroliai, pusseserės, broliai, seserės, kartais jie gali žinoti kažką, ko mes neatsimename arba niekada nepaklausėm, o gal jie paklausė, gal jie buvo pradėję rinkti kažką. Tai viena. Antra, jeigu kalbame ypač su vyresnio amžiaus žmogum, tai labai, man atrodo, svarbu klausti ne tik tiesiogiai, koks buvo vardas, kiek vaikų turėjo, kur gimė ir kada mirė. Bet klausti kontekstinių klausimų. Kur gyveno mūsų seneliai, proseneliai, o kur tai ką reiškia, bute ar name, kaime ar mieste, ar šitą žinom. Kokios buvo savybės, kokias dainas dainavo, ar ne? Kuo užsiėmė, amatus kokius mokėjo, ar mokėjo skaityti. Na, pavyzdžiai. Klausiu tokių dalykų, kuriuos kaip ir atrodo, labai abstraktus, bet atsitinka toks dalykas, kad mūsų atmintis suveikia kaip grandinėlė ir man taip buvo ne kartą, kad žmogaus klausiu, sakau, kaip buvo čia, sako, aš neatsimenu, nežinau, gal ir nebuvo. Ir kitą kartą pasakoja visai kažkokią nesusijusią istoriją ir iš jos išplaukė atsakymas, kurio aš norėjau sulaukti. Nes kažkur atsikabinu. Ypač kai gyvenimas ilgas, daug metų nugyventa, tikrai ta atmintis negali tiek visko taip paimti ir iškelti staiga, kai užsimanėm. Bet pasakojant istoriją, kad tie atsakymai tiesiog išplaukė. Tai irgi dėl to. O kitas pranašumas šito būdo yra tas, kad mes suprasime, kaip iš tikrųjų tie žmonės gyveno, o ne tik sužinosime sausus faktus. Na ir aišku, tas giminių lankymas, vieni mėgsta, kiti nemėgsta, yra varginantis procesas, daug laiko reikalaujantis, bet taip pat ir rezultatyvus. Dėl to, kad mes galim sužinoti tai, ko niekada negalvojom, ko sužinosim. Galime rasti nuotraukų. Dėl nuotraukų patarimas sakyti žmogui, kad jūs neišsivešite tų nuotraukų, nes kartais net nevoda dėl to, kad galvoja, kad dings.
sakykite, aš atvažiuosiu nusifotografuoti. Po to kartais būna, kad mato, kad nespėja ir sako, tu veškis atveši man, bet tada tikrai turėsim prisižadėti atvežti ir netemti ilgai, nes po to negražinsim. Tiesiog būna guli ir taip atsitinka. Bet tiesiog suteikti žmogui tą saugumo jausmą, kad jumis gali pasitikėti ir aišku laikytis to. Bet parodyti, kad jums tiesiog įdomu, kad jūs nieko nenorite. Būna irgi pradžioje atsiranda iš niekur giminės ir nori atvažiuoti. Ir vis važiuoja ir važiuoja. Ko jie čia nori? Na, taip yra ir iš ankstesnių laikų dar tas nusistatymas toks lygės, kur dar kurį laiką nepasikeitė. Tai mums reikia parodyti tą paprastumą, kad tikrai man tiesiog įdomu. Kodėl tau įdomu? Tiesiog įdomu. Kartais žmonėms sunku patikėti. Dar vienas būdas, kurį noriu priminti arba pasidalinti, rašteliai kapinėse. Nes jeigu mes nebežinom, tų žmonių, žinom, kur kapas, nežinom tų giminių. Tai tikrai naudinga palikti raštelius. Turbūt didžiąją dalim atveju, jeigu paliksit ne vieną kartą, tai gal jums ir nepaskambins. Bet jeigu paskambins bent vienas, tai jau bus verta. Mano atveju tai buvo. Man paskambino močiutės pusbrolis, apie kurį aš vis neįsivaizdavau, kad jis yra. Ir jis turėjo išsaugojęs mano prosenelio vaikystės nuotraukas kartu su jų visa šeima, netgi su tėvais, tai proseneliais. Nuotraukų data 1923 metai. Ar aš neįsivaizduoju, kad tos nuotraukos egzistavo ir šis prosenelio nebuvau mačius, nes jis jaunas žuvo. Nežuvo, mirė iš tiesų, susirgo ir mirė. Ir galvojau, kad niekada pamatysiu. O paskambino žmogus dėl to, kad palikau raštelį. Ir netgi įsivaizduokite, ne ant savo tėvo kapo rado, kur arčiau, kur jis gyvena, o toj, sakykim, tos giminės tėviškėje kapinėse, nes važiavo pro šalį ir staiga sugalvojo, kad reikia išsukti iš maršruto ir užsukti į kapines. Vat kaip tas atsitiktinumas kartais suveikia, tai mes turbūt negalim paaiškinti, bet naudingas būdas. Ką rašyti? Na tai aš rašau tiesiog. Sveiki, aš esu ten to ir to žmogaus, ten proanūkė, to anūkė, sudarinėjau giminės medį, norėčiau susisiekti su giminėm šito žmogaus, arba noriu išsiaiškinti, ar čia palaidoti tie ir tie, mano numeris toks, žodžiu, paskambinkite, pasirašau. Va, viskas. Toliau. Socialiniai tinklai, kodėl aš apie juos dabar kalbu? Dėl to, kad šitais mūsų keistais laikais jie irgi gali pasitarnauti genealoginėse paieškose. Aš čia tiesiog tarsi duodu idėjas, kurios yra labai paprastos, bet kartais mums gal net neteina į galvą. Tai kai norėjau surasti nuotraukas, ir kitko, ypač norėjau to paties prosenelio, nes nebuvau mačiusi, mano mama nebuvo mačiusi to senelio. Tai skelbiau visur, kad esu iš tokios giminės, vardinau vardus, žodžiu, kad noriu surasti giminės nuotraukas kažką. Ir tas visur buvo ne tik ten kraštotyros grupės ar genealogijos grupės Facebook'e, tai buvo visur. Tos, sakykime, pardavimų grupės, kur žmonės ten miestelio grupėje pardavinėja padangas, traktoriaus dalis ir panašiai. Tiesiog skelbdavau ir man sakė vienas tyrinėtojas, kad tau čia taip nepavyks, tu čia per daug, o netgi aš ten keliu kraštotyros grupės, sakė, tu čia blogai darai. Aš vis tiek kėliau. Ir man pavyko galų gale. Aišku, tie metodai jie susiderino, iš vienos giminės atsiliepė iš Facebook'o, iš kitos giminės atsiliepė iš raštelio ant kapo. Tarp kitko, raštelį turbūt saugiausia palikti vadžibinti, nes prispaudus kažkur vis tiek vėjas nuneša ir gali nuskristi ir žodžiu. Bet, na, iš esmės, tai tiesiog man jau nebesvarbu buvo, ką ten kažkas pagalvoja. Ir žmonėm kartais būna nejauku, kaip aš čia apsiskelbsiu visiems. Na, yra gal jautrių situacijų, kur nesinori skelbti. Bet jeigu tiesiog ieškote tos giminės atstovų, norit surasti nuotrauką, norit pabendrauti, tai aš tada sakau taip. Žinot, apie mus visą laiką kas nors, ką nors galvoja. Mes irgi apie kitus, ką nors galvojam. Mes tokie esame. Bandom įvertinti viską. Tai nieko neatsitiks, jeigu dar sykį pagalvos. Bet mes būsim atlikę ir jeigu kantriai darysim, tai mums pavyks. Būna žmonės metais ieško kažkokio atsakymą ir suranda. Tik tais reikia drąsos. Tai kaip sudaromas tas giminės medis? Ir apie tai buvo netgi klausimas registracijai. Kur sudaryta medį? Tai pirmiausia, keli komentarai. Formų gali būti visokių. Vieni mėgsta ranka, kiti mėgsta kompiuteryje. Kai gatavą padaro medį, vieni braižo medį, kiti braižo mandalą, kiti tiesiog schemą. Tai čia jau kaip kam patinka pagal skonį.
Kelios pagrindinės taisyklės. Jeigu schema yra horizontali, tai viršutinėme langelėje reiktų rišti vyrą, apatinėme moterį. Jeigu vertikali, tai kairėje reikėtų žymėti vyrą, dešinėje moterį, kad būtų bendra tvarka. Taip nusistovėję. Dabar su šita schema kažkas gali sakyti, kažkas ne taip. Ir manęs klausia, kodėl taip yra? Kodėl programuose taip yra? Tai jeigu mes įsivaizduotume giminės medį kaip medį, ar ne, ta tradicinė forma, tai kas turėtų atsidurti šaknyse? Aš ar mano proseneliai? Kas buvo anksčiau? Tai tada visi sako, tai proseneliai turi būti žemiau. Na, jeigu tu žinom ten toli, tai patys seniausi turėtų būti šaknyse, o mes kažkur lapuose. Tai kartais žmonės padaro atvirkščiai, nes ar patogiau, ar dar ką, bet turbūt čia jau logikos mažai, nes mes nebuvome seniau ir ne iš mūsų atsiradom iš protėvių, mes atsiradom iš protėvių. Kai yra braižoma schema, sakykime, programuose ten yra paprasčiau auginti tą medį, nes mes tarsi nuo savęs pradedam ir auginam į praeitį. Bet jau jeigu po to norėsim perdaryti, tai reikėtų apsukti. O kur sudarinėti medį? Tai iš esmės programų yra įvairių. Kai kurie nemėgsta internetinių svetainių ir nori parsisiųsti programą į kompiuterį. Yra. Kai kurie mėgsta braižyti tiesiog ranką. Na, o tos populiariausios programos tai yra kelios. Aš pradėsiu nuo tų, apie kurias daug nekalbėsiu, tai dešinėje pusėje pažymėtos Family Search ir Ancestry. Ancestry iš esmės yra turbūt labiausiai, aš taip galvoju, pritaikyta Amerikos rinkai. Tai yra amerikiečių įmonė ir pati ta sistema, nors neblogai ten galima tą medį dėlioti ir man atrodo netgi galima nemokamai be plano. Aš ten turiu nedidelį medį, bet nelabai jo naudojus. Tiesiog buvau sukūrus dėl DNR. Ir esmė jų yra tame, kad jie iš jų vietinės duomenų bazės gali sekti prie kiekvieno žmogaus dokumentus. Prie to kiekvieno profiliuko. Tai dėl to jiems patogu. Mums nežinau, ar verta ten labai lysti. Na, galima, bet taip. Family Search yra labai įdomi svetainė, organizacija, reikėtų sakyti. Jie yra įsikūrę Amerikoje, Jutos valstijoje. Jų genealogijos biblioteka yra didžiausia pasaulyje, jie turi įrašų iš daugelio pasaulio šalių, įskaitant Lietuvą. Ta organizacija yra įkurta Amerikos mormonų. Ir jie pradžioje ją tarsi kūrė savo, po to pamatė, kad čia visai naudinga ir kitiems. Jiems pagal tam tikras tradicijas apeigas reikia turėti giminės medį ir žodžiu. Tai sakyčiau, kad giminės medžiui tikrai neverta. Kai kas sako, kad iš vis nereikėtų, tai čia jau galima pasigilinti tas priežastis gal patiems. Bet ten geriau naudotis jų duomenų baze. Emigrantų duomenų baze, o taip pat per katalogo paiešką mes galim surasti kitų religinių konfesijų nei katalikai įrašus, metrikus. Tai dėl to naudinga. Na ir pereikime prie tų pagrindinių, kurios populiariausios Lietuvoje. Tai yra Geni ir MyHeritage. Ir kartais žmonės nelabai žino, ko jos skiriasi ir tiesiog užsiregistruoja atsitiktinai kažkuria. Tai pradėkime nuo Geni. Geni yra grinai skirta svetainė sudarinė giminės medžiui. Ir tikslas yra bendras viso pasaulio medis. Jungti visus žmonės į bendrą pasaulio medį. Ar tai realu? Na, pamatysim kada nors. Bet esmė yra kame. Kartais tiesiog mes nežinome, kaip prisijungiame principo veikimo ir tada galim nusivilti, kaip čia taip atsitiko. Visi gali redaguoti tai, ką jūs įkėlėte. Tai nėra jūsų asmeninis medis. Visi gali ateiti, nes tikslas yra sujungti tuos medžius. Ir sistema rodys tuos sutapimus ir prašys sujungti. Yra bendradarbiavimo principų, bet ir kyla vandalizmo rizika. Kartais netyčia žmonės privelia, nes galvoja, kad čia ne tas žmogus ar panašiai. Kartais nenori, kad kažkas iš giminės būtų čia atvaizduotas, žodžiu, ir pažymėta ta informacija, nors jau seniai to žmogaus nebėra. Bet kartais žmonės taip įsivaizduoja, kad čia slapta informacija. Kartais tyčia ateina ir išgadina medžius. Būna tokių atvejų. Na, pliusas yra toks, kad ten galima medį daryti begalinį. Kai ko redaguoti be mokamo plano negalima, pavyzdžiui, atjungti neteisingai prijungtos šakos, na, jeigu mes ten įvėlėm klaidą. Tai tada jau reikia arba prašyti kuratorių, yra tokie, kurie prižiūri, arba turėti mokamą planą, arba ieškoti, kas turi mokamą planą, nes galės tikrai paredaguoti. MyHeritage atvirkščiai yra individualus medis.
Redagavimas yra tik su mūsų leidimu, mes galime pridėti žmogų, pavyzdžiui, norim su sesę daryti, ne, bendradarbiauti, mes galim ją prijungti. Galima tą medį paslėpti, kad niekas nerastų paieškoje, mes patys tik taisyti turėtume. Informacija iš esmės yra saugesnė. Sutapimus sistema rodys, bet tie sutapimai bus, kad tas žmogus tada galės nusikopijuoti jūsų tą šakelę, sakykim, kažkokią, kuris sutampa, bet netvarkytis jūsų medį. Tiesiog persikels kažką pas save. Ir nemokamai galima suvesti iki 250 žmonių, po to jau reikia turėti įsigijus planą. Aš, pavyzdžiui, savo mediją esu paslėpus, nors pradžioje nebuvau, nes tiesiog mačiau, kad tam, kaip jau sako, tikrai 9 vanduo nuo kisieliaus, tam per santokos kelias ryšius kažkokie susiję žmonės nusikopijuoja šaką, kur aš po to dar taisau ir gal ten pas juos lieka su klaidomis ir jie net nežino, apie ką čia kalba, bet tiesiog va, sistema pasiūlė ir jie persikėlė. Tai aš tiesiog tą sustabdžiau ir padariau, kad nematytų tie, kam nereikia, o kas jau nori pažiūrėti, tada su jais pasidalinu. Na, bet čia jau pasirinkimas mūsų. Pavyzdžiui, užsienyje, ypač Amerikoje, jie labai mėgsta tą bendradarbiavimo principą ir jie net nori, kad visi šaltiniai, kuriuos mes suradom, būtų įkelti. Tai vėl, aš nekeliu jiems surastų šaltinių, nes tai yra kitas principas, negu jie seka savo ten iš savo domenų bazių. Mes turim tada įkelti, patys ieškodami kažkur archyvose čia. Ir jeigu kas nors paprašo, tai aš pasidalinu, jeigu tai yra giminės, bet nesinori, kad tiesiog imtų. Tai dėl ko? Ir čia reikėtų būti atsargiems, jeigu jūs kada nors samdysite genealogą, jums sudaryti giminės medį. Jeigu nuspręsite ne patys, arba, sakykime, norėsit pagalbos, kad būtų lengviau, bet kartu įsitraukti į procesą. Pasižiūrėti atsiliepimus, pasižiūrėti, kiek tas žmogus turi patirties, na, žodžiu, pasidomėti. Dėl to, kad netgi ir labai žinomų pavardžių yra žmonių, kurie klastoja dokumentus, kurie, pavyzdžiui, paima iš genį rastą medį, nukopijuoja, pakeičia kažkokias detalės ir atiduoda kaip už gerą, paėmė didelį mokestį. Tokių dalykų yra, tą reikėtų žinoti. Reikėtų atsargiai pasirinkti žmogų, kuris jums sudarys giminės medį. Kad jiems vis bandyti pasitikrinti, pasižiūrėti, ar čia viskas taip sutampa. Kartais, aišku, gali įsivelti klaida, mes visi žmonės. Taip. Bet, na, aišku, rimtai užsiimantis žmogus jisai sutikrins, kad būtų pakankamai šaltinių, ir iš kitos pusės, na, jeigu žmogus gali, pavyzdžiui, paimti kitos giminės medį, pakeisti pavardę ir priduoti kaip gerą, tai jau suprantam apie tą žmogų. Tiesiog pajaučia konį. Tai dėl to aš galvoju, kad nereikėtų sudėti visų šaltinių, kažkokios užuominos yra ir kartais mums praverčia, pasižiūrim apie tą giminę, iš kokios vietovės buvo, kada maždaug datos, ir tada galim jau, na, lengviau tiesiog surasti, vieni kitiem tai padedam, bet nepasiimti viską ir ten taip iškreipyti, tai jau blogai. Tai va, čia toks įspėjimas dėl genų. Bet šiaip genai yra naudinga, dėl to, kad kartais tas bendradarbiavimas tikrai padeda ir galima ir su užsienyje gyvenančiais taip susijungti, nes jie naudojasi. Jeigu buvo, sakykime, migrantų buvo. Tikrai. Bet, na, reikia atsižvelgti į tam tikrus dalykus. Na, tai gerai. Klausimas. Kokie įvykiai ir situacijas atsispindi mano giminės istorija? Šitas klausimas padės mums pasirinkti pirmosius šaltinius, kur mes turim eiti. Ne? Tai, kokie tie mums šaltiniai reikalingi. Tai aš jums tiesiog pateiksiu kelias pavyzdžius pirmajam tam įsivaizdavimui, kaip reikėtų ieškoti. Tai yra internetinių svetainių. Na, pavyzdžiui. Yra cemedi.lt kapinių duomenų bazė. Tai yra didžioji dalis savivaldybių Lietuvoje, turi sutartį šitą organizaciją ir ten yra suskaitmenintos kapinės. Kai kam šita svetainė yra žinoma, kam galbūt nauja. Ne visos savivaldybės samdo šią organizaciją, kai kurios turi savo duomenų bazės, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybė, Kretingos, Raseinių rajono, Marijampolės turi atskirą. Kai kurios savivaldybės dabar yra skaitmeninimo procese pasirašę sutartį su Cemeti ir kitais metais jau ta informacija turėtų atsirasti. Kai kurios dabar netgi yra kelių savaičių bėgyje sukelta nauja informacija. Tiesiog vedame vardą pavardę, žiūrim. Būna ir nuotraukėlė ir panašiai. Jeigu yra klaida arba nuotrauka senai įdėta, tai galima administratoriui išsiųsti žinutę, kad būtų pataisyta. Na, tiesiog. Toliau. Bet tai yra tiesiog pavyzdžiai atsitiktiniai, na, neatsitiktiniai, aš juos parinkau sąmoningai, bet
tų šaltinių yra labai daug, tikrai didelis skaičiai, dideli kiekiai ir galima visko surasti. Bet dar vienas pavyzdys būtų tremtinių sąrašai. Ir tai būtų turbūt daugam taip pat žinoma svetainė lietuviai-sibire.lt. Jūs čia galite surasti žmogų, kada jis gimė, kokiam rajone, kokios represijos, kada išvyko, kada grįžo, jeigu grįžo. Jeigu negrįžo, na, tai galimai arba pasiliko ten, arba žuvo. Bet jeigu mirė, tai galimai ir bus parašyta, kad mirė. Bet jeigu mes norim sužinoti daugiau, tai tiesiog paminėsiu, kad galima kreiptis Lietuvos ypatingai į archyvą dėl tremties bylos arba kalėjimo bylos. Ir ten jau bus viskas paaiškinta. Ir kokios priežastys buvo nurodytos esą tremties. Ir kartais net žmonės randa ir nuotraukų. Ir įvairiausi dokumentai, pažymos, liudijimai, patvirtinimai, na, visko ten. Lietuvos ypatingasis archyvas. Toliau. Dar vienas pavyzdys šaltinio būtų Limis. Tai yra Lietuvos muziejų kolekcijų svetainė, kur mes galime ieškoti, kas mums svarbu, tai būtų nuotraukos. Patarimas būtų ieškoti pagal žodžio kamieną, nes jeigu įvesim pavardės arba vietovės tiesiog vardininko linksnį, tai mums kitų linksnių antraštėse jau nerodys rezultatus. Taip pat galime tiesiog tuščią paiešką, tai paspausim Enter ir tada mums išlys lentelė, kur galėsime pasirinkti konkrečią, na, tai reikės pasirinkti instituciją. Paspausim, atsiras visas sąrašiukas ir pasirinksime muziejų, kuris mus domina. Nu, pavyzdžiui, nuo Mažeikių pusės pasirinksim Mažeikių muziejų. Galima tai. Taip pat yra naujai pridėta skiltis, kur galima peržiūrėti kitų žmonių patalpintas nuotraukas ir istorijas apie jų giminę ar vietovę. Paspaustumėt kairiai pusėje tos 3 brūkšnius, atsirastų skiltis, kur yra tos istorijos. Ir mes galim kiekvienas ten patalpinti savo istorijas su nuotraukomis. Kas toliau gali būti? Gali būti užsienio duomenų bazės, kurias truputį užsiminiau, Family Search, MyHeritage, taip pat Ancestry, tai galim ieškoti tų emigravusių. Kaip ieškoti? Esminiai principai tokie, kad reikia visais variantais išieškoti vardus pavardės, nes galėjo būti suanglinti vardai, sulenkintos pavardės, pakeistos pavardės. Taip pat galit kartais sulaukti rekomendacijos, kad įveskite gimimo metus arba vietovę, iš kur buvo žmogus. Na tai, sakyčiau, neverta, nes metus jie kartais jaunina, kartais sendina dėl armijos reikalų, dėl darbo reikalų ir dar šiaip būdavo gal klaidų. Taip pat dėl vietovės kilmė kaip lietuvis atsirado, sakykime, pavyzdį Amerikoje nuo 1899 metų. Iki to buvo tiesiog iš Rusijos imperijos. Ir net tada, kai atsirado Lietuva, pasitaiko, žodžiu, tokiu atveju ir šiaip bendrai. Prašyta, kad žmogus iš Kauno. Būna, kad tai žmonės iš užsienio įstikinę, sako iš Kauno. Sakau, ar tu žinai, iš kur tiksliai? Jeigu nežinai, tai turbūt ne iš Kauno. Nes vietoj to, kad būtų prašyta Kauno gubernija, jie sutrumpintai parašydavo, kad Kaunas maža čia ta vietovė, žodžiu, ir gerai. O tai Kauno gubernija buvo didelė. Galbūt žmogus buvo iš kokios vietos Žemaitijoje, bet rašo, kad iš Kauno. Tai dėl to, jeigu mes įvesim kažkokią vietą ar kaimą ar miestelį, tai mums ten gali nesutapti ir mes tada to rezultato nevesim. Na ir aišku, genitai yra vieta naršyti po kitų žmonių medžius. Bet reikia paminėti, kad naršyti po kitų žmonių medžius, neturint konkretaus medžio nuorodos, galim tik su mokamu planu, arba jeigu naujai išsiregistravim, turim bandomąją versiją. Taip pat su MyHeritage ir Ancestry galime naudotis bandomąją versiją, turbūt vis dar mėnesis yra tas laikas nustatytas, o po to reikia sustabdyti, jeigu nenorim mokėti. Family Search yra visiškai nemokamas, reikia tik užsiregistruoti. Užsienio archyvai. Jų irgi yra įvairių ir prieinama internete, kas būna aktualu, ypač šiaurinėje Lietuvos dalyje gyvenantiems, tai yra Latvių, Raduraksi, tai yra jų žodis genealogijai, ir jie turi tas kolekcijas, jį sukėlė, bažnyčių įrašai, būtų bazinės sugramatas, ir ten yra įvairių konfesijų, tie įrašai sukelti, mes galim juos naršyti. Bet yra ir daugiau tų šaltinių irgi su Latvija, jeigu kažkam aktualu, tai tikrai yra. Kitas pavyzdys, Arlsen archyvai, vokiški, ir jie yra skirti dokumentams, informacijai susijusiai su nacių represijomis. Nukentėjusiems nuo nacistinio režimo. Taip pat ir perkeltųjų asmenų stovyklų dokumentai, vadinamos DP stovyklų. Taip pat ten.
Na ir aišku, mes savaime galvosime apie bažnyčias. Didelė dalis gyventojų buvo, sakykime, katalikai, taip pat ir liuteronų buvo, žydų ir stačiatikių, bet daugiausia vis dėlto, na, katalikai, nors valstybinės religijos ir neturim. Ir galbūt jums netgi yra tekę kryptis į bažnyčią ir jums pasakė, kad viskas sudegė ir nieko nebėra. Tai pasakysiu, kad nėra taip. Jeigu jūsų giminė yra ne iš Užnemunės teritorijos buvusios, tai nuo 18 amžiaus galo visos bažnyčios turėjo daryti kopijas, pateikti vyskupijai. Ir tos kopijos yra archyve. Lietuvos valstybės istorijos archyve. Ir tada dar gali būti išlikę originalai, kurie mums irgi padeda, nes mes matome ir kopiją, ir originalą. Originalai tie, kurie liko bažnyčiose ir kur išliko, ten išliko, kur degė, supilta ar dar kas nors pradanginta, nors iš tikrųjų tiek daug nedegė, kiek dingo. Na, sako, kad daryti Užnemunės teritorijai. Bet ten truputį sudėtingiau, nes daug yra dingę ir dingo ne ten, kur degė, o tiesiog dingo. Kai kurių parapijų iš vis nėra iki 1722 metų, iš vis nėra, arba yra viena kokia labai sena knyga, neina knygos dėlio. Ten sudėtingiau. Ir ten nebuvo to įstatymo, kad būtų daromos kopijos. Tai buvo kita priklausomybė politinė. Na, iš esmės tai buvo vis tiek imperija, ne, bet pradžioje priklausė. Tam, žodžiu, keitėsi ta politinė situacija, po to Lenkija ir kitas įstatymas. Ten galioja Napoleono kodeksas, kai kas skydėsi iš esmės. Ir, na, kitaip ten buvo. Tai nebuvo tų kopijų daroma. Va, bet tada jau reikia remtis įvairiais surašymais, jeigu bajoriškos giminės bajorų dokumentais ir panašiai, bandyti ieškoti vis tiek. Kapinės gali pagelbėti. Na tai apie tos archyvus. Archyvų Lietuvoje šiaip yra 9. Mums aktualūs yra minėtas ypatingas archyvas, centrinis valstybės archyvas, na ir istorijos archyvas. Lietuvos valstybės istorijos archyve yra saugomi bažnytiniai įrašai, tos kopijos. Ne? Na, bet ir ne tik kopijos, buvo atiduota, surinkta ir šiaip tų originalų. O kai kurie originalai liko bažnyčios ir tik neseniai buvo projektas, kai buvo renkami ir skaitmeninami iš bažnyčių. Tai pagrindinė sistema, kurią mes galime naudotis, aš dabar tik trumpai paminėsiu, nes čia būtų atskira kalba apie tą sistemą ir kaip reikėtų ieškoti bažnytinių knygų ir neužtenka įsivesti tik tais parapijos pavadinimą. Tai yra sudėtingiau. Bet EAIS elektroninio archyvo informacinė sistema. Tai yra vieta, kur mes galime rasti ir vis daugėja ir tikrai yra daug suskaitmenintų metrikų. Kartais žmonės skundžiasi šitą sistemą, nes jinai būna, kad stringa ir būna problemų. Na, paskutiniu metu nebuvo daug problemų, tai reikia pagirti. Na, bet gerai, kad mes ją iš vis turime. Anksčiau jūs galėjote girdėti apie e-paveldą, kuris vis dar yra. Tik anksčiau buvo tik e-paveldas, dabar yra ir EAIS. Ir jeigu jūs norite surasti įrašus, metrikus konkrečių vietų, tai jums nebereikia atskirai įti į e-paveldą. Jūs galite ieškoti per šią sistemą ir jie tiesiog yra padalinę, nes matyt, na, nesutalpina visko į vieną tą bazę. Tai jeigu jūs įvesite paiešką čia, EAIS, tai jums rezultatai bus ir iš e-paveldo ir jūs tiesiog nukreips, bus mygtukas. Nukreiptų į svetainę ir tada rodys ten. Tai čia labai trumpai. Na, dar vienas šaltinis, tai yra tie DNR testai, labai populiarėjantis labai, nors kas jis sako, negi lietuviai nesityria. Tai vis daugiau tyrėsi. Tų DNR testų rūšių yra daug, kelios pagrindinės yra šios. Tik trumpai paminėsiu, kad Y chromosomos testas yra skirtas tik vyrams, rodo vyrišką liniją ir yra gana sudėtinga paaiškinti, kaip tai veikia, bet gali parodyti mūsų kilmę, jeigu tai yra vyriška linija. Žodžiu, kilmę kelis tūkstančius metų atgal. Nes yra daromi tie tyrimai ir su tais palaikais, ir, žodžiu, visas atskiras mokslas. Mitochondrijų tyrimai, angliškai NP, tai yra moteriškos linijos, bet gali daryti ir vyrai. Moteris pagal motinos liniją rodys rezultatą, vėlgi su tam tikrais ten kodais, žodžiu, grupės, iš kur mes esame kilę. Bet paprasčiausias, tas įprasčiausias testas yra autosominis, o paprasta žmonių kalba kalbant, tai reiškia, kad mes pasidarome DNR testą iš seilių ir gauname rezultatus, tai sutapimų sąrašą, žmonės, su kuriais mums yra sutampančios DNR, sakykim, dalys. Kuo daugiau jų sutampa, tuo didesnį giminystę mums rodo spėjimą. Na, aišku, jeigu tai yra artimi šeimos nariai, tai rodys tiksliai.
Jeigu yra tolimesni, tai gali būti, sakykime, kad tas spėjimas, na, reikia išsiaiškinti, ar antros ar trečios eilės tas pusbrolis, nes nebūtinai antros, gali ir trečios. Pagrindinės įmonės, kur galima darytis, tai būtų tas pats MyHeritage ir Ancestry, taip pat dar yra Amerikos rinkoje 23andMe, bet jie ėjo čia paskutiniais metais per skandalus, buvo nutekinti duomenys, pardavinėjo įmonę, tarsi norėjo bankrutuoti, bet gal nebankrutavo, vis dar veikia, bet na, gal susilaikyti. MyHeritage yra pigesnis ir populiarus Europoje. Ancestry yra Amerikos rinkos, bet ir Europoje daug darosi, dėl to, kad noriu surasti giminių ir iš Amerikos. Ir jeigu, na, dabar skambės sudėtingai, jeigu mes pasidarysim testą Ancestry, galėsime atsisiųsti savo užkoduotą tą failą ir įkelti nemokamai į MyHeritage. Atvirkščiai padaryti negalėsim, jie taip nedraugauja. Ir dabar, va, nu, ne reklama, man nieko iš to, bet MyHeritage yra nuolaidos beveik visada, bet dabar labai didelė nuolaida ir Ancestry labai didelė nuolaida ir turbūt pirmą kartą per kelias metus tokia kaina kaip dabar. Tai užžiūrėkit, pasižiūrėkite, jeigu galvojate apie dovanas kalėdoms ir kažkam būtų įdomu. Na, aišku, reikia nusiteikti, kad kartais gali tiesa ir nenudžiuginti, jeigu yra kažkokių paslapčių šeimose, tai, na, reikia pasiruošti tam, nusiteikti, bet ta galimybė yra ir galima pasinaudoti. Aš pasakysiu pavyzdį dabar apie tą šeimą, kur sakiau, sužinojau, kad esame giminės, nors va, šita moteris, kurią aš čia užtušavusi, jinai yra mano mamos ketvirtos eilės pusėse. Vadinasi, va, to žmogaus, kuris buvo ištremtas vaikas, būdamas anūkė. Ir tas sutapimas, matom, atrodo nedidelis, 0,4%, na čia tie CM tai yra matavimo vienetas, tie segmentai matuojami centimorganais. Man spėjimo rodo 5 arba 4 eilės. Bet aš matau, kad tame medyje yra mano močiutės pavardė, tos giminės pavardė. Pavardė buvo Žilys. Iš pradžių nežinau, kaip ieškoti, nesugalvojau, po to galvoju, gerai, aš ieškosiu toje parapijoje, iš kur buvo mano močiutė. Randu, tikrai, gimęs 1903 metais toje parapijoje tokiu vardu žmogus. Gerai, ieškau toliau. Randu jo tėvų santuoką ir matau, kad mes turime bendrus protėvius 7 kartoje. Tai reiškia, man pasitvirtino ta giminystė ir pagal DNR, ir pagal metrikus. Viskas taip aiškiai ir įvyko. Ir aš tai žmonėms sako, taip tikrai čia apie tą šeimą ir pasakoja iš tame pačiame kaime gyvenę, kur ir mano giminė, nors ir tolimesnė ta giminystė. Ir dalinasi tą istoriją apie tremtį. Na ir atrodo, kas iš to? Kas iš to, kad aš sužinojau tokią tolimą giminystę, bet mano medis pasipildė visą gražią šaką iš pat ten 19 amžiaus pradžios. Tai tiesiog įdomu, tai kam nebūna įdomu, man įdomu. Jeigu jums įdomu, tai ta galimybė va, tokia yra. Ir aišku, nebus, kad jūs masiškai tiesiog iš tų DNR testų taip sužinosite. Aš jums nuoširdžiai galiu pasakyti, kaip padariau testus savo šeimai. Gavau rezultatus. Ir aišku, jie nebuvo ten artimi visi, kad ten pirmos, antros eilės pulprai. Nebuvo pasidarę, bet dabar tokie vis dar. Ir aš galvoju, kokia durinė. Ką man dabar su tuo veikti? Iš kokius pusę metų žiūrėjau tos rezultatus, kur pradėjau suprasti, ką su tuo daryti. Kaip ten sudarinėti pagal tuos medžius, kam rašyti. Atrašo mažai žmonių. Žodžiu. Tiesą pasakius, ir aš kartais netrašau, kai matau, kai žmogus labai bando pritemti tą giminystę, kur yra labai 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 tolima ir nematau jokių bendrumų, nes matyt, gal kažkokie paslaptys įvykus, gal dar kažkas, ir mes ten 5-6 eilės pusbroliai ir neina išsiaiškinti. Ir po to, nu, tiesiog labai, na, truputį nusibosta, nes matai, kad nėra, o žmogus labai stengiasi, kad būtų. Na, neina išsiaiškinti, tai ir neina. Na, tiesiog, ir mes jų tolimų giminaičių galim sutikti daug. Tie sėkmės atvejai, kur matai pavardę, kad tikrai yra tas pats kaimas, tada gali pasiaiškinti ir įdomu tiesiog sužinoti. Mes esame dabar Facebook'o draugai. Na, tai tų situacijų įvairių. Bet po to su laiku tiesiog supranti, ką daryti su ta informacija, kurią gavai. Kokios yra atradimų galimybės, tai aš negaliu jums net apibūdinti. Tai tiesiog yra begalinės. Na, tas dangaus vaizdas yra, mes žiūrime begalybę, tai iš tiesų. Galimybės begalinės mes kartais galim surasti informaciją ten, kur net negalvojam, kad rasime. Net namuose gali gulėti, pavyzdžiui, mano atveju buvo gulėjo negatyvai seni. Pasirodo, kad ten tose negatyvuose yra mano prosenelio nuotrauka. Net nežinau, kaip jisai gali atrodyti. Na,
Ir iš esmės gerai, mes įsivaizduokime, va, jūs dabar klausote, vadinasi, jūs jau to susidomėjimo turite ir jūsų nereikia tikinėti, kad čia reikalinga. Mums yra įdomu, o mūsų vaikams ir mokiniams. Ar įdomu? Kai kuriems taip. Tiesiog iš vidaus. Jie žino, kodėl taip yra, na, mes galėtumėm irgi ilgai filosofuoti, filosofinis klausimas. Bet jeigu nebūtinai, ką daryti? Na, tai pirmiausia, aš pradėsiu nuo mažų dienų. Tai čia tas pirminis variantas, kai auga vaikas, kaip jam būtų galima ar ne suteikti tą informaciją. Tai kalbėti. Pasakoti, kol dar įdomu, kol dar klausosi, ką mama sako, ką močiutė sako. Čia svarbu. Dar yra labai svarbu ir pavyzdys. Na ir tos šeimos, kur tėvai yra labai susidomėję etnografiniais dalykais, kur yra šokami šokiai dainavimo dainos, tai ir tie vaikai moka. O jums kažkokiu metu nusibosta, bet jie po to vėl sugrįžta. Ir taip dažniausiai būna. Tai čia toks, na, iš realybės. Bet taip pat tas pavyzdys ir, pavyzdžiui, kad jums įdomu, kas tie mūsų protėviai. Tai tada ir vaikui įdomu, jis įklausė, ir aš turiu tokį pažįstamą, sako, mano vaikas ateina, atsineša nuotraukas ir sako, tu man, mama, dar sykį papasako, kas čia yra. Kas čia promočiute, mama. Bet tai yra nuo mažų dienų, ne? Aš tokią dar mintį išgirdau iš vienos amerikietės, klausiausi tiesiog, ką jis pasakoja video. Jis sako, galima vaikams sukurti protėvių korteles. Na, tai protėvių kortelės kas? Tiesiog pasidaryti, būna šablonų visokių galima surasti. Yra net įmonės, kurios turi jau pateikusių šablonus, reikia tik sudėti nuotrauką, su kuria tu kortelę nori daryti. Bus bet kokia, na, bet tokie šablonai, bet pasirinkam protėvius ir galime parašyti trumpą informaciją apie juos. Ir sukurti tokį tarsi žaidimą su tom kortelėm, kad vaikas gali žiūrėti. Gali būti, pavyzdžiui, dvi vienodos ir kaip būna tas atvertimo žaidimas. Tai čia buvo tos moters pasiūlymas, atvertimo žaidimas vaikui, kad turi surasti dvi vienodas korteles ir kai verčia, vis paskaita ir įsidėmė. Susipažįsta. Na, o jeigu mes apskritai kalbėtume, na, sakykime, jau vyresnis tas jaunas žmogus. Ir ar čia viskas jau prarasta, tai ne, aišku, ne. Jeigu kiekvienas apie save pagalvočiau, tai nebuvo, kad, na, aš mėgdavau žiūrėti senas nuotraukas visada. Bet kad suprasčiau, kad šitie proseneliai, proproseneliai, na, nebuvo tokio stipraus suvokimo. Tik tais mokykloje kažkiek jau pradėjau mokyti, sakykime, viena, kita judinti tą klausimą. Bet susidomėjau tik tais gerokai pabaigus mokyklą, jau tikrai susidomėjau. Na, buvo tas polinkis kažkoks, bet tik taip. Bet būna, kad iš vis atrodo, na, neina prikviesti, neina paskatinti. Tai pirmiausia, galvoju, kur mes kartais padarome meškos paslaugą, tai yra nesiveždami į kapines, nes nepatogu, bus patogiau be vaikų. Neįdami į laidotuvės netgi, kur baisu. Na, yra baisesnių dalykų, kuriais vaikai užsiima. Tai ir zombių šaudimas kompiuteryje ir apskritai visokių dalykų. Helovynas, kad tik praėjo. Kiekvienas turime apie tai irgi savo nuomonę, ar ne, bet, kaip sako, visokių baisybių daugiau negu nueiti į laidotuvės. Ir mes jau mirties nebesuvokiam kaip natūralios gyvenimo dalies, jinai mus gąsdina. Bet ir apskritai, pavyzdžiui, lankyti senelius, lankyti prosenelius. Kartais atrodo, ai, tegu sėdit prie to kompiuterio, bus paprasčiau. Bet kartu eiti, matyti, kaip reikia, sakykime, gal net pagalbos tam vyresniam žmogui. Nes tas ryšys tarp kartų, jis labai dažnai yra nutrūkęs. O jis toks svarbus. Tai čia vienas iš dalykų, kurio reikia. Ir aš taip sakau, viena ausis geriau negu nei vienos. Net jeigu tas vaikas ten sėdės telefone, bet jis tam pačiam kambarį klausysis, ką jūs kalbat su savo močiute, jis jau bus girdėjęs. Ir tas kalbėjimas, net kai atsimušame sieną, jis yra įkyrus dalykas. Bet, man atrodo, svarbus, pavyzdžiui, štai klasė. Ir kartais būna tiesiog natūraliai susidomėjant. Bet būna, kad tikrai, kad iš vieną aš neku. Ir gerai, tik labai. Ir aš tiesiai šviesiai sakau, aš žinau, kad jums dabar nuobodu. Ir gerai. Bet kada nors, kai jums ateis noras, jūs žinosit, kad jūs jau vieną ausim girdėjote ir maždaug įsivaizduosit, nuo ko pradėti. Nes vis tiek kažkur tas kažkoks lašas informacijos, jisai užsiliks. Tai va tai yra svarbu. Kad iškart mes to rezultato nepamatysim. Sakom, kai medį pasodini mažiuką, tai jis iškart neužaugo. Rezultatas tik po 20 metų. Tai čia tas pats. Ir skatinti kelti klausimus. Bet vėl,
mūsų visuomenė šiuolaikinė tokia, kad atrodo gyvenam iš tokios saviygos ir visi taip daro, tai ir aš darysiu. O, sakykime, tie klausimai tokie, ar teisinga imti kažkokią naują svetimą tradiciją, jeigu pamiršti savo? Arba ar teisinga elgtis taip, kaip visi elgėsi, sakykime, pamiršta ten tą vyresnį žmogų, palieka jį kažkur kitur gyventi, ar teisinga? Skirtingos situacijos būna. Ar teisinga nelankyti, kad skatinti tą, kelti pačiam klausimus. Tai pradžioje tai bus gal sudėtinga ir tas kritinis mąstymas jisai formuojasi ir gal tie klausimai pradžioje bus kitokie, o vėliau keisis, bet kad išmoktų stebėti, ne tik tais bukai kartoti, ką daro aplinka, na kaip tą paskatinti. Tai aišku, čia jau tas sudėtingoji dalis, bet turim rasti būdų. Jeigu mes kalbėtume apie mokyklą, jau mes susirinkom kalbėti apie mokyklą, ar ne? Tai man atrodo, kad integruoti projektai yra tas, na, šiuolaikinis tas toks, sakykime, įvardyjimas, bet svarbu. Tarp skirtingų dalykų gali vykti projektai. Ir kas tai gali būti suderinta istorija, lietuvių kalba, literatūra, pavyzdžiui. Netgi matematika. Turim tuos skaičiavimus, ir net įtemp, tos yra progresijos, visa kita. Gali būti tiesiog temos projektų parinktos būtent susijusios su giminė. Na ir kodėl visi turėtų būtent apie giminę daryti? Nes per tai mes galim pažinti tai, kas yra didžioji istorija. Ne? Arba literatūroje, kas matosi aprašyta. Tai svarbu, kad tas sieti mokyklą įgytą žinią su savo šeima. Ne tik dėl to, kad tą savo šeimą pažintų, nes, na, kodėl jums turėtų būti aktualu, ką jūsų mokiniai. Nors kai kam tiesiog svarbu, kad, na, užsikabintų. Bet iš kitos pusės, jeigu susijęs su savim, kas mus liečia, mums yra artimiau ir aiškiau. Ar taip? Tada bus lengviau ir mokyti. Na, ir kelios idėjos. Tai ką aš pati darau, aš duodu tokią labai paprastą užduotį. Pirmoji, giminės medis iš atminties. Neužduoti, kad jūs namie, tas pirminis žingsnis, ne jūs namie ten su tėvais padarykite, o tiesiog susirinkate, ne į pamoką, gal jie jau turėjo laiko pasidomėti, kad nupieštų, ne mamai žinutę parašė, paklausė, bet ką prisimenu. Bet svarbu po to aptarti. Kodėl svarbu aptarti, nes, sakykime, net ir jūs galite paimti ir ką jūs prisimenate nusipiešti tą savo schemą. Tėvai, seneliai, proseneliai ir kur sustojam? Kur klaustukai liko, kur nežinome datų, kur nežinome vietovių. Ir kai nusipiešiame tuos klaustukus realius ir matom, ko nežinome, tada mums įsijungia iškart smegenų procesai, kad aš turiu išsiaiškinti. Kitas dalykas, kad mums tokia labai paprasta užduotis, kurią galim, na, bet kokiu metu, 10 minučių užtruksim. Parodo, kiek mums yra tai svarbu, kiek arti mes to esam. Ar mes pažįstam tų žmonių istoriją. Kitas gali būti toks užduotis pratimas. Tai ką esu panašus, na, tai ką aš turiu galvoje. Aš turiu tų formų sugalvojęs savai, bet jūs kiekvienas galite pritaikyti savo, kad surašytų apie save, tai čia savęs pažinimo toks dalykas. Kartais gali po to pasitarnauti, sakykime, ir rašant rašinius, gali tiesiog būna tos ne veiklos, kai turi apie save. Įvairių tų užsienimų būna ir karjeros planavimai ir panašiai. Tai rašyti savo savybės. Kokios temos domina, ką gerai moka, ką gerai išmano. Ir tada priskirti arba iš ko išmoko tą dalyką, arba į ką galvoja, kad yra panašus to klausimas. Vėl tas supratimas, kad aš esu veikiamas kitų žmonių, ne? Na ir aišku, tas elementarioji dalis, pristatymai rašiniai. Ir atrodo, na taip bukai, ar ne, bet sugalvojom, kad dabar turi parašyti rašinį kažkokią istoriją apie savo giminę. Apie padaryti pristatymą, kaip, sakykime, kokią šventę švenčiamas giminėje. Arba apie senelius papasakoti. Nors čia jau reikia būti atsargiems dėl duomenų apsaugos. Bet tai irgi priverčia pasiklausti, pasidomėti, kad jau žino. Ir kada nors tai bus svarbu. Na ir tos temos irgi gali būti, kaip giminės istorija atsispindi didžioji istorija. Kokie įvykiai, sakykim, parengti. Kokie įvykiai ir kas ten įvyko, kokios tos istorijos. Kuo šeimos patirtis siejasi su literatūra?
yra literatūroje aprašytos temos. Ir kuo tai susišaukia su šeima, tai gali būti puikus rašiniai, ne? Na ir sakykime, etnokultūra giminėje vėlgi atskira tema, kurią galima gvildenti, tiesiog apie tai pagalvoti ir vėlgi, būna, juk mokyklos dalyvauja net ir projektuose tiesiog, jie nesusiję su mokomaisiais dalykais, galbūt tai gali būti projektas apie tai. Na ir jeigu reikėtų tokį išvadą, iš tiesų tai mūsų kultūros paveldas ir istorijos įvykiai, muzika, menas, amatai, įpročiai, net posakiai, jie yra užfiksuoti mūsų giminės istorijoje ir pažindami savo giminę mes pažįstam ir save pirmiausia, ir tradicijas, ir paveldą, ir istoriją. Ir tai nėra panacėja, ne visi būtinai turi būti, sakykime, užsidegę. Aš atradau tą kelią, bet tai yra vienas iš kelių, kuris yra pakankamai geras. Jeigu mes į tai įsigiliname, einame, vis nagrinėjame, tai yra toks ir pažinimo įrankis, ir mokymosi įrankis, ir sukuria kitokį vaizdą. Greituoju būdu prieš pereinant prie atsakymų į jūsų klausimus, jūs tikrai juos jau galite pradėti rašyti, aš noriu tiesiog papasakoti arba priminti galbūt, kad atvažiuoja ir į mokyklas, mokinius, ar jūs galite užsakyti edukaciją. Yra kelios temos ir tiesiog, ir per kultūros pasą, ir dar gruodžiui kelias datas laisvas turiu. Tai galite pasižiūrėti, tai nėra tie aprašymai įkelti taip pat, bet čia būtų ne kultūros paso, o tiesiog galite pasikviesti advento tokiem užsiėmimam, edukacijoms, nors ne visi tą žodį mėgsta, tai mes galime gaminti žvakę ir sužinoti žvakės istoriją, kaip tai siejasi su ta protėvių kultūra, arba gaminti advento arba kalėdinį vainiką, arba taip pat pritaikyti individualiai ir turėti sujungtą, sakykime, galbūt su žvake ir tas šaknų edukacija užsiėmimu, kokia svarba protėvių šio laikotarpio advento. Nes iš tiesų netgi tas vadinamas ilgių laikotarpis, kai kuriuose šaltiniuose minima, kad nebuvo vėlinės, kaip mes dabar įsivaizduojam, kelios dienos. Nuo pat spalio galo iki kūčių. Kas buvo svarbu tuo metu. Tai apie tai galime kalbėti ir galbūt tai bus jums pagalba, sakykime, suorganizuoti advento popietę. Ko dar užsiimu, tai esu sukūrusi korteles giminės pažinimui, tas gali būti ir kalėdinė dovana, ir netgi galbūt mokykloje pasitarnauti, tai šiuo metu yra mažesnė kaina ir priimu išankstinius užsakymus, kortelės bus pagamintos kitą savaitę, tai jūs jas gausite gruodžio pradžioje. Kas dar? Tai dabar noriu nutinti, kažkas žaidžia, matau, piešia ant ekrano ir mes visi tai matom, jau ką žinokite. Taip tai būna, kad mėgstam pažaisti to zoomarnė. Va, tai tos kortelės, kam jos skirtos? Na, tai labai įvairiai žmonės naudoja. Vieni sako, aš išsitraukiu kiekvieną rytą savo, kad apgalvočiau. Tai naudoja giminės susitikimams, tiesiog šeimos pokalbiams, netgi pažinti draugams, nors tai yra temos apie giminę, apie vaikystę, apie šeimą, kaip kas buvo. Netgi nepažįstami žmonės, aš matau, mes užsimam su tom kortelėm ir jie tarsi iš karto taip sukuria tokį ryšį ir mes darėm tokį renginį kelių dienų, tai jie susidraugavo iš karto, nes pasidalino tuo, ne šiaip kažkokiais išoriniais dalykais, o kas tikrai viduje. Kažkas svarbaus. Tai, aš pati jas sukūriau, bet man jos patinka. negaliu meluoti ir matau, kad žmonėms svarbu, sako, giminės susitikimas, jau pažaidėm, padėjom iš šono ir jau žmonės klausia, aha, kada vėl tos kortelės bus, nes kažkas sužadina. Ir kartu nuasmenina, jeigu mes norime, sakykime, iš kažkokios, močiutė kokią pasikalbėti ir paklausti kažko. Nes ta žaidimo forma, tarsi ne aš klausiu, o žaidimas klausia. Tai jau paprasčiau. Ir paskutinis dalykas, kažkas, jeigu norite jau asmeniškai daugiau pasidomėti ir ieškoti tų metrikų, tai pirmadienį mes turėsime irgi Zoom sesiją, kaip naudotis būtent TI sistema, kaip rasti konkrečias knygas, kaip naudotis rodiklėmis bylų, kaip peržiūrėti pačias knygas, kaip naudotis tą svetainę, paversti puslapius, surasti teisingą puslapį ir panašiai. Mokestis dalyviai yra visiškai laisvas, pasirenkamas, kiek jums norisi, patogu, galite ir įrašas irgi bus. Tai galite užsiregistruoti tikrai vis dar ir mes susitiksime tuomet pirmadienį ir pasakosiu toliau, kaip ieškoti tų metrikų.
Na ir prieš tos klausimus noriu tokios kažkokios galutinės išvados, kad iš tiesų aš taip kartuoju, kiekvienas mes turim teisę pažinti savo šaknis. Na, kartais gali kilti klausimas, o gal mes turim pareigą. Prieš ką? Prieš save, prieš protėvius, prieš... Tai mes turim jau surasti savo atsakymą, bet, na, turbūt kiekvienoje giminėje yra žmogus, kuriam ateina tas noras. Tikrai ne kiekvienam, arba skirtingų laikotarpių. Vienam jaunesnėme amžiuje, kitam vyresnėme. Bet tą teisę mes turim kiekvieną. Ir mums tik reikia pradėti. Čia yra svarbiausia. Pradėsim ir tada bus viskas. Pasidarys aiškiau ir rasim atsakymus. Kartais surandame atsakymą, kodėl mums to reikėjo, tik tada, kai jau būname pradėję. Nes kartais nori, bet nežinai kodėl. Tas atsakymas jis po to turi. Dabar aš grįžtu pas jūs ir laukiu jūsų klausimą, jeigu jūs tokių turite. Tikrai kviečiu ar įsijungti, ar rašyti. Galite rašyti, jeigu jums taip patogiau, aš tiesiog tada skaitysiu ir tokiu būdu. Taip. Tai laukiu kokią minutę. Arba jeigu kažkas nori įsijungti mikrofoną, tai labai prašom. Tuo metu įdėsiu jums nuorodas, jeigu kažkas norėsit pasiskaityti apie tą pirmadienio paskaitą įdedu. Taip pat, kas yra siūloma mokykloms, mokiniams. Ir ką aš norėjau paminėti dar, ko nepasakiau, tai kad tas nuorodas, kurias aš paminėjau dabar, aš atsiųsiu jums elektroniniu paštu, kad jums būtų lengviau surasti. Tiesiog pasispausti ir ieškoti. Atsiprašau, norėjau paklausti. Taip. Kaip kreiptis į Lietuvos archyvą? Nuo ko čia pradėti? Ar tai mokama paslauga? Dabar apie kurį archyvą mes, kokios informacijos jūs norėtume? Na, apie prosenelius, pavyzdžiui. Tai čia būtų tada, ar jie buvo katalikai? Taip. Taip. Tai jums reikės tada Lietuvos valstybės istorijos archyvo. Jeigu jūs norėsite pati užsiimti, tai tada bus ta sistema, kur aš rodžiau, e-ais. Tai tiesiog reikės tada pasimokyti, kaip ją naudoti. Jeigu jūs norit, kad jums surastų, tai tada reikia rašyti prašymą. Tai jūs galite tiesiog įsivesti Lietuvos valstybės istorijos archyvas ir jums tikrai iškart bus pradžioje rezultatų. Jūs užeisit, matysit ten jų kontaktus, bus ir prašymų formos. Ką reikėtų turėti galvoje? Jeigu jūs parašysite prašymę, kad jūs prašot surasti informaciją apie juos, jums greičiausiai, jeigu suras, nors jūs turėsit susimokėti, bet gali būti, kad gausite atsakymą, kad neradome. Nes reikia kuo tiksliau nurodyti. Jeigu žinote parapiją, tai nurodom parapiją, bent jau teritoriją. Jeigu jie nuspręs, kad nerado, tai parašys, kad nerado. Kitas dalykas, jie jums išduos pažymą. Dėl to labai svarbu parašyti, kad jūs prašote kopijų. Nes jeigu jums išduos pažymą, tai jie tiesiog jums išrašys tą informaciją, kuri jiems pasirodys svarbiausia. Tai ten bus, sakykime, krikšto įrašas ar ne, tai vaiko vardas ir tėvai. Jeigu jūs norite daugiau, norit krikšto datos, norit krikšto tėvų, nes krikšto tėvai irgi būdavo giminaičiai, jums gali duoti užuominų toliau. Tai jums reikia tada būtinai nurodyti, kad jūs prašote kopijų. Na ir iš esmės, jeigu jūs norėsite toliau tyrinėti, tai bus tiesiog brangu. Pačiam ieškoti yra nemokama ir tai nereikia jokių prisijungimų, nieko, jūs tiesiog turit pasimokyti kaip. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite, čia truputį nukrypsiu informacijos apie tremtinius, kaip minėjau, ypatingasis archyvas. Tai vėl, galima pačiam nuvykus ieškoti per jų kompiuterius, bet šiuo atveju nepatariu. Na, ten tiesiog yra nemokamai, galima ateiti ir žiūrėti per jų turimą tą bazę pavardį. Bet kadangi tų, sakykime, tremtinių ar kalėjusių mes neturim giminėje tiek daug, galbūt patogiau tiesiog yra užsakyti, kad jums surastų tą, kuri čia ta byla, jie jums išduos pažymą. Jūs vieną kartą įsimokėsite apie 20 eurų mokestį. Ir tada, jau tada rekomenduoju neužsakinėti kopijas, nes tremties bylos yra didelės. 30-40 lapų, gal ir 50. Jūs jau turėsite bylos numerį
Ir galit konkrečiai dienai, kai būsite Vilniuje, pavyzdžiui, užsakyti, kad jūs norite ateiti tą dieną peržiūrėti tą bylą. Ir jums nemokamai jie tiesiog ištrauks iš archyvo, atneš į skaityklą, jūs ateisite, sakysite, čia aš tokia, jūs tam užpildysit, padėsit parašą ir jums leis patiems susifotografuoti tai, kas ten yra. Tai pliusas dar ir tas, ne tik jūs taupysite, nes už kiekvieną kopiją archyvai prašo mokesčių. Jums už tremties bylą jūs galite nuo 70-100 eurų sumokėti. Bet dar ir tai, kad jie labai mėgsta daryti fizinės kopijas tiesiog kopijuodami nespalvotai. O jūs fotografuodama galėsite jau pati. Su istorijos archyvu, tai kaip minėjau, situacija kita, nes daug kas jau yra suskaitmeninta, kai kas nėra, bet didžioji dalis tikrai yra. Jeigu nėra suskaitmeninta, galima tada konkrečias knygas užsakyti, kad irgi jūs norite ateiti pati žiūrėti, ieškoti. Kas yra svarbu, tai nepaminėjau. Lietuvoje pagal duomenų apsaugos įstatymą gimimo įrašams yra 100 metų ribojimas, santuokos įrašams 70 ir mirties įrašams 30. Tai nereiškia, kad 30 metų senumo mirties įrašai bus prieinami internete. 1940 metais prasidėjo civilinė metrikacija ir nuo to laikotarpio archyvai praktiškai nieko neturi iš, kas yra bažnytiniai įrašai. Tai jau yra bažnyčiose. Iki tol, maždaug 37-8 metų, yra. Bet ir bažnyčiose jau yra. Bet, sakykime, jeigu jūs norėsite gimimo įrašą žmogaus, kuris gimė 1930 metais, arba jums reikės jau užsisakyti tiesiogiai iš archyvo, kad jums jis duotų, arba kreiptis į bažnyčią. Po 40 metų jūs turite galimybę kreiptis į bažnyčią arba į civilinę metrikaciją, tai, žodžiu, į registrų centrą arba į metrikacijos biurą. Jeigu jūs norite dokumentų iš centrinio archyvo, kurio nelabai šiandien paliečiau, o tie dokumentai kas gali būti? Gali būti, pavyzdžiui, prašymas išduoti pasą. Ne pats pasas, bet prašymas išduoti pasą, prie kurio gali būti ir nuotrauka. Tai nėra dažni atvejai, bet yra. Gali būti dar kitokie įvairiausi dokumentai, paminėjimai kažkokiuose sąrašuose. Tai vėlgi, jau čia geriausias būdas yra atvykti į skaityklą, patiems pagal pavardę susirašyti bylų numerius, nes jeigu jūs ieškosite daug žmonių, ne tik vieno, jums bus labai brangi ta paieška. Tikrai daug kainuos. Tai geriau atvykti jau numačius kelionę, sakykime, jeigu negyvenate Vilniuje, vieną dieną susirašysite pagal visas pavardės, jūs pamokys, kaip naudotis paiešką, susirašysite bylų numerius ir kitai kažkokiai dienai, kai atvyksite į Vilnių, užsakysite tas bylas, kurias norite peržiūrėti. Tai jeigu ten jų bus daug koka, tai turbūt verta atvykti su šeimos nariu ir pasidalinti, nes kiekvienam žmogui galima iš vieno archyvo per dieną užsakyti 10 bylų. Kas yra byla? Byla gali būti vienas dokumentas centrinėme archyve, o jeigu istorijos archyve, tai gali būti, sakykime, viso dekanato knyga, kur telpa 10 ar 15 parapijų. Tai nėra tokio. Tiesiog atskiri vienetai, kurie gali būti skirtingo apimčio. Nežinau, ar atsakiau. Pradžia naudojimo sistema EIS yra sudėtinga. Pradžioje labai neaišku, ypač kai dar kažkas bando paaiškinti. Bet po to, kai įsivažiuoji, pats pradedi bandyti, tai tada pasidaro lengviau. Gal dar kas nors norėtų ko nors paklausti. Jau mūsų mažiau liko, nes suprantu, kad ir vėlus vakaras pakankamai penktadienis. Tie, kas žiūrite įrašą, tai parašykit man laišką, jeigu turite kokį klausimą. Mano elektroninio pašto adresas yra evelina@stipriosšaknys.lt be lietuviškų raidžių. Tai galite parašyti. Ir tikrai, jeigu norėtumėte patys, daugiau pasigilinti, ieškoti, tai pirmadienio sesija Zoom bus būtent tam skirta. Kad pasimokytumėte naudoti sistemą. Nes jinai, nėra super sudėtinga, yra painoka, ne viskas iki galo pritaikyta, sakykim, vartotojo patogumui. Bet pasimokyti. Tai galbūt galvoju tada ir nebetempkim. Eikime ilsėtis, penktadienis. Jeigu jūs turėsite klausimų, jūs man rašykite, aš jums atsiųsiu dar nuorodas. Jeigu norėtumėt, kad atvykčiau į svečius pas jūs, pas jūsų mokymus, tai ir kreipkitės ir mes, manau, rasim tą laiką.
galima ir, na, gruodį nebedaug, bet yra dar dienų, arba jau po naujų metų. Gražaus vakaro jums linkiu. Tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu turėsit kokią mintį, atsiliepimą, tai parašykit man laiškelį, aš džiaugsiuosi. Sveiki, Kęstuti, tai jūs čia buvote, kaip smagu. Va. Ir iki susitikimų. Ateities.